Labą dieną. Sveiki. Esu Gediminas Dagys iš informatikos ir ryšių departamento. Esu dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos skyriaus vedėjas ir su savo komanda esame parengę ir šiandien norime pristatyti jums renginį apie dokumentų valdymo bendrą informacinę sistemą ir daugiau vis dėlto šiandien orientuojamės ne į tai, kaip naudoti sistemą, tai yra kaip ten instrukcijas ir visokias demonstracijas ar panašiai. Mes daugiau organizuojamės į tai, kaip orientuojame savo renginį, į tai, kaip mums reikėtų, kad geriau apskritai jums pavyktų suprasti ir mes, kad geriau galėtume jums paaiškinti, kas tai yra apskritai dokumentų valdymo bendroji sistema, kas tai yra per projektas, kuriuo buvo įgyvendinama šita sistema, kuriama šita sistema, kokia ateitis, kokie yra valdymo aspektai, kokie yra, galbūt ir probleminiai klausimai, kuriuos mes turime ir juos mes visus, kaip juos galime išspręsti. Tai šis renginys yra įrašinėjamas. Renginio vaizdo įrašą mes paskelbsime pasibaigus šiam renginiui. Jūs taip pat turite galimybę ir užduoti klausimus renginio metu ir jūs jau kai kurie dalyviai jau matau ir teikia tuos klausimus, tai juos mes visus gauname, bet labai norime irgi daugiau mažiau akcentuotis, paprašyti jūsų orientuotis į tokius klausimus, kuriuos mes galime atsakyti ir kurie daugiau mažiau yra naudingi visiems, galima daugiau žmonių. Tai į tuos tokius, kur yra asmeninės pagalbos klausimai, kad, tarkim, asmeniniai klausimai, kur ten kažkas nepavyksta, kažko nežinote, mes ten daugiau mažiau aš paaiškinsiu, kaip reikėtų tos problemas ir tas probleminės vietas spręsti, tai per šį renginį toliau. Tai kol kas mes pradedame šią susitikimą būtent nuo pačios sistemos, tai yra, kas tai yra per dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema, tai jeigu bendrai paėmus, tai yra iš esmės dokumentų valdymo sistema. Jinai yra papildyta žodžiu bendroji, tai ir iš tikrųjų pelnytai bendroji, nes mes turime jau beveik 500 įstaigų, kurios nuo rugsėjo 1 dienos, čia tiek yra 492 organizacijos, kurios jau pilnavertiškai gali visiškai visomis lygiomis teisėmis naudotis dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą. Tai yra tikrai didžiulis pasiekimas ir mes galime sakyti, pelnytai esame pasiekę vieną didžiausių valstybės informacinių sistemų sukūrė ir šios sistemos mastu, lyginamės jau prie tų pačių masiškiausiai naudojamų informacinių sistemų. Tai šis kiekis iš tikrųjų organizacijų yra pasiektas per tam tikrą laikotarpį, tai būtent nuo 22 metų rugsėjo, nuo 22 metų birželio pradžios su pirmosiomis bandomosiomis įstaigomis, po truputėlį, palaipsniui, kas mėnesį, kas 2, kas 3 mėnesius buvo atliekama naujų įstaigų plėtra ir dabar rugsėjo pradžioje startavo paskutinė įstaigų banga, kurioje buvo 70 įstaigų ir visas tas darbas, mes turime tokį rezultatą. Tai šiuo metu 60 000 naudotojų paskyrų yra sistemoje ir tai yra irgi reikšmingas kiekis, tai yra tiek darbuotojų turi galimybę prisijungti, nors realybėje, mes ir jūs turbūt žinote irgi, kad ne visi darbuotojai visada ir galės ir prisijungti ir naudosis sistema. Ta prasme, jų darbo pobūdis yra toks, kad pačią sistemą naudotis gal ir nereikia, bet naudotojo paskyros buvimas sistemoje yra reikalingas dėl paprasto dalyko, tai yra visi darbuotojai, jeigu jie rengia kažkokius dokumentus, tegul ir būna popieriniai dokumentai, jų dokumentus reikia užfiksuoti sistemoje, dokumentų valdymo bendroje sistemoje ir tam yra reikalinga, kad organizacijos darbuotojas būtų įtrauktas ir jisai turėtų savo paskyrą sistemoje. Tai
tą kiekį turime. Kalbant apie dokumentų srautus, tai iš tiesų įspūdingi kiekiai, tai yra vos per metus ir tai yra dar palaipsniui vis didėjantis kiekis, jeigu grafiškai atvaizduoti, tai tas 4,17 milijonų, tai yra milijono, tai yra didelis kiekis dokumentų ir jis yra pasiektas paskutiniosiomis dienomis, tai nes vis daugiau organizacijų ateina į debesis ir vis daugiau tų dokumentų, tada didesnis tas kiekis darosi. Bet tai yra svarbu žinoti, kad tokius srautus sistema suvaldo iš tikrųjų ir tai yra per tikrai trumpą laikotarpį kiekis, o jau kitais metais visas organizacijų sąstatas nuo naujųjų metų, tarkim, jisai, kai jau pradės dirbti, tai bus galima ir bus tikrai dar didesni kiekiai dokumentų. Ir kas yra svarbu, yra vienas toksai stebimas kriterijus, tai yra ad hoc elektroniniai dokumentai, tai yra kvalifikuotų elektroninių parašų, pasirašyti oficialieji dokumentai. Tai jeigu mes iki šios sistemos paleidimo esame turėję paprastai statistiką valstybės mastu, renkami duomenys rodydavo, kad 10–12% sudarydavo įstaigos rengiamų dokumentų. Ad hoc elektroniniai dokumentai, tai debesis akivaizdžiai pakeitė šitą situaciją ir netgi vertinant visas absoliučiai debesis naudojančias organizacijas, mes bendrai paėmus, nes tikrai yra skirtingas, kol kas organizacijos pradėjusios dirbti yra su skirtinga patirtimi, skirtingais įgūdžiais ir vienos iš karto labai daug dokumentų elektroninių rengia, kitos mažiau, bet mes matome, kad rezultatas tikrai yra žymiai didesnis, lyginant, tai yra atsiranda daug patogesnės galimybės rengti tuos elektroninius dokumentus. Ir pati sistema iš tiesų, jeigu žiūrėt kasdienę veiklą, tai kasdien yra po 18 000 daugmaž dokumentų yra rengiama ir užregistruojama sistemoje, tai irgi kiekis yra tikrai didelis ir tai yra linkęs augti, yra sukuriama atitinkamas kiekis ir užduočių, tai reiškia vėlgi, kad sistema yra aktyviai naudojama ir tai turi efektą savo ir didelę iš tikrųjų pridėtinę vertę visų organizacijų darbe. Tai kalbant apie patį projektą, tai projektas buvo apskritai sumanytas ir numatytas, kad jisai tęsiasi iki 20. Pačioj pradžioje, tai iš tiesų egzistavo ir kitas terminas, tai yra iki 22 metų Liepos projektas turėtų būti įgyvendintas, bet mes realybėje tai 22 metų birželį tik pradėjome įstaigas kurti, tai čia vėlgi yra viešųjų pirkimų galbūt ypatumai ir specifika, tai tikrai kelias į šitos sistemos įdiegimą ir kūrimo pradžią, tai tikrai nebuvo paprastas, bet visas procesas prasidėjo ir terminas po to, jau kada prasidėjo visi įdiegimai, tai iš tikrųjų sutarties terminas buvo numatytas 23 metų rugsėjo 1 diena. Šitą terminą mes ir viešindavome ir akcentuodavome, kad visos kūrimo veiklos, visas darbas su sistema, plėtra ir visi kiti darbai, jie iki to laiko turėtų ir užsibaigti. Realybė yra tokia, kad tai yra didžiulė, milžiniška sistema, iš tiesų turinti daugybę, jau kaip ir parodžiau anksčiau, daugybę įvairių veikimo, pritaikymo ir naudojimo aspektų. Tai taip pat ir paaiškėja ir tam tikrų eigoje paaiškėja yra ir tam tikrų kitų naujų iššūkių, kurie negalėjo būti numatyti projekto įgyvendinimo pradžioje, tai atsižvelgiant į tai sistemos įgyvendinimo, ne sistemos, o viso projekto įgyvendinimo terminas yra pratęstas iki 23 metų spalio 31 dienos. Tai reiškia, kad mes dar turime šiek tiek daugiau nei mėnesį iki projekto pabaigos, ir iki sistemos kūrimo veiklų pabaigos. Kaip galima vėlgi pasakyti, tai yra, kad kuo daugiau organizacijų pradeda dirbti su sistema ir kuo daugiau apskritai tą sistemą naudoja, šią sistemą su jie dirba, mes vėlgi pastebime, kad tas sustojimas, tai yra sukurta ir padėta į lentyną naudoti visiems,
mes tikrai matome ir suvokiame, kad tai nėra tas dalykas ir kad tai sistema ir toliau nesustos keistis, pildytis naujais funkcionalumais, modernizuojama jinai bus ir panašiai. Na, bet šiuo atveju tai jau bus kiti plėtros etapai ir kitos įvairios priemonės, kurios bus įgyvendinamos, tai platesniu, siauresniu mastu, bet pats pradinis debesis sukūrimo ir įdiegimo projektas, na, jisai tikrai užsibaigs jau iki spalio 31-osios ir tos veiklos jau kitos, kurios bus vykdomos, jos jau bus vykdomos kitais pagrindais. Tai ką reikia pasakyti apie pačią sistemą, na tai, kad iki to laiko mes vis dar turėsime kuriamos sistemos statusą. Apie tai aš čia daugiau truputėlį pasakosiu ties kitomis skaidrėmis, bet na, kad kuriama yra sistema, jinai turi ir savų ypatumų. Tai jinai yra reguliariai atnaujinama ir įdiegti nauji funkcionalumai ne visada gali pasirodyti, kad jie patys geriausiai veikiantis yra. Tai tas iš tikrųjų turi savo pasiekmių ir aš apie tai daugiau būtent ir kalbėsiu, apie sutrikimų valdymą ir kaip mes juos sprendžiame. Tai toliau, kas yra svarbu pažymėti ir kad visi galėtų vėlgi teisingai suprasti, nes mes kartais irgi girdime, kad kadangi tai dar yra kuriama sistema, tai mes palauksime, kol jinai bus sukurta. Ir iš tiesų, dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema, jinai jau yra visa sukurta. Iš tikrųjų, ji yra nuo pat praeitų metų birželio, ji buvo pilnavertė dokumentų valdymo informacinė sistema. Ji turėjo visas dokumentų valdymo sistemai reikalingas funkcijas, tokios, kokios jos buvo ir laisvai galėjo konkuruoti jau su tuo metu. Prieš metus dokumentų valdymo sistemas kitais, ta prasme, produktais dokumentų valdymo ir todėl nereikėtų neteisingai suprasti, kad čia yra kažkas dar nepadaryta sistemoje. Reikia suprasti, kad debesis apskritai idėja ir tikslas, kodėl pats toks projektas buvo įgyvendinamas, tai yra sukurti naują produktą, naują modelį. Tam buvo ir dokumentų valdymo teisės aktai keičiami, ir procedūros naujos vystomos, ir dar tai yra ir iš tiesų ir nepasibaigė, nes tai yra vėlgi pokyčiai, tai yra ne iš karto atsirandantis dalykas ir turbūt jeigu kažkas pokyčius norėtų iš karto įgyvendinti, jie dažniausiai neįvyktų niekada arba būtų labai skaudus, tai pokyčiai vyksta truputį po truputį ir debesis yra vienas iš tų žingsnių, tai yra sistemoje, pirmiausia buvo vėlgi, kad sistema galėtų tokia egzistuoti, buvo atlikti ir tam tikri teisinio reglamentavimo pakeitimai, tai pradedant tuo, kad atsirado dokumentų ir archyvų įstatyme numatyta, kad egzistuoja tokia dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema, buvo numatyta, kad vyriausybei suteikti įgaliojimai nurodyti, kokios institucijos privalo naudotis dokumentų valdymo bendrąja informacinė sistema. Na ir vyriausybė iš tiesų tą įgaliojimą naudoja ir jūs dalyviai turbūt dauguma iš jūsų žino, kad egzistuoja toksai vyriausybės nutarimas, kuriame yra patvirtintas debesis paslaugų gavėjų sąrašas. Būtent tame sąraše įvardintos įstaigos, institucijos, ar tai būtų savivaldybių, ar tai būtų valstybės, jos būtent privalo ir turi pareigą kažkuriuo tai metu pradėti naudotis dokumentų valdymo bendrąja informacinė sistema. Tačiau papildomai vyriausybė įgaliojo Vidaus reikalų ministeriją nustatyti, kada kiekviena ta įstaiga ir institucija privalo tą naudojimąsi pradėti. Na ir tai yra grafikas, vadinama grafikų, ir grafikas yra reguliariai irgi tikslinamas, tobulinamas ir papildomas naujomis organizacijomis arba keičiami terminai. Ir šiuo metu, jeigu žiūrėtume iki rugsėjo pradžios, na tai jau turime pagal grafiką įdiegtą aibę organizacijų ir jos visos naudojasi. Bet tikrai labai svarbu suprasti, tai yra, jeigu kalbama apie tai, kad mes palauksime, kol bus užbaigtas projektas, tai yra vienas, taip yra iš tikrųjų galima, bet jeigu mes laukiame, kad atsitiks kažkas su sistema,
tai greičiausiai mes niekad nesulauksime, kol pasibaigs kažkas atsitikinėti, nes sistema, kaip ir sakiau, bus reguliariai ir toliau vystoma, tobulinama, keičiama, nes sistema aptarnauja pusę tūkstančio ir dar toliau augs tas kiekis, nes grafikas, vėlgi, kurį aš minėjau, jis yra nebaigtas, jisai, ta prasme, nebaigtas įgyvendinti, dabar yra šiuo metu jau netgi berods ir 26 metus planuojama yra nauji diegimai įstaigų, tai reiškia, kad įstaigos atsiradinės, ir be abejo, su kiekviena nauja organizacija, kuri ateina į debesis, atsiranda ir naujų pastebėjimų, funkcionalumo poreikių, taip pat vėlgi tenka reaguoti ir įvairias ir kibernetinės grėsmes, ir į technologinius iššūkius, pokyčius įvairius. Tai čia visai neseniai atsiradę irgi paleista, tarkim, bekontaktės asmens tapatybės kortelės pasirašymo naudojimas, bekontaktės asmens tapatybės kortelės atsiradusi galimybė naudoti. Tai irgi mums yra dalykai, kuriuos mes, tarkim, negalėjome iš anksto žinoti, tai yra kažkur tai kitur paraleliai vykdomi projektai, bet atsiradę naujos galimybės, mes norime jas irgi sudiegti. Tai reiškia, kad atsiranda vis naujo kažką, kas bus keičiama ir diegiama. Tai šiuo metu, jeigu vertintume iš dabartinio veiklos ir požiūrio taško, debesis yra tikrai sistema visiškai išbaigta, jinai visus dokumentų valdymo klausimus padengia ir organizacijoms tikrai nėra ko abejoti, kad kokia yra su kažkokiais, ta prasme, kažko mes negalėsime padaryti, kažką turėsime laukti, kažkokie bus apribojimai, kad naudoti sistemą ar panašiai. Tikrai tokių dalykų nėra, ir noriu tikrai, kad šito, neturėtumėte šitos, tai nebūtų, kad nedarytų tai jums didelės įtakos priimant sprendimus. Toliau, kas yra svarbu, tai yra vis dėlto, tai yra dokumentų valdymo informacinė sistema. Šiuo metu mes tikrai iš organizacijų džiaugiamės ir padedame, ir bendraujame, ir konsultuojamės, gauname tikrai daug užklausų dėl to, kad ar debesis gali turėti kitokias funkcijas, pavyzdžiui, personalo valdymo arba finansų valdymo klausimų, galbūt viešųjų pirkimų kažkokias specialias procedūras galėtų įgyvendinti sistema, galbūt turto valdymo klausimus ar ten klientų valdymo sistema galėtų būti pritaikyta ir padaryta. Tai čia visų pirma yra dokumentų valdymo informacinė sistema. Kuo tai skiriasi nuo kitų sistemų, noriu paaiškinti, tai yra, jeigu mes turime personalo valdymo informacinę sistemą, pagrindinis objektas, kuris yra valdomas toje sistemoje, tai yra duomenys apie asmenį, darbuotoją. Ir tai yra būtent pagrindinis objektas, tai yra asmuo ir visa jį apibūdinanti informacija, mokymai, darbo stažas, atostogos, ir visa kita. Debesis yra dokumentų valdymo sistema ir pagrindinis objektas, aplink kurį sukasi visa istorija ir visas veiksmas, tai yra būtent dokumentas. Dokumentas turi jisai turi savo gyvavimo ciklą. Tas ciklas yra labai aiškiai apibrėžtas teoriniu lygmeniu. Dokumentas pirmiausia yra sukuriamas, derinamas, derinamas, pasirašomas, registruojamas, vykdomas, ten siunčiamas, gaunamas, po to archivuojamas ir dedamas, siunčiamas į valstybės archyvą arba sunaikinamas, atrenkamas sunaikinti. Tai yra iš esmės šitos procedūros ir bet koks kitas dalykas, kurį bandytume realizuoti dokumentų valdymo bendrojoje sistemoje, ta prasme, jeigu mes norėtume kažką kitą valdyti, kitokius objektus, vis tiek atsiremtų į tą dalyką, kad tai yra sistema stengiasi ir siekia ir jinai yra suprojektuota ir sukurta būtent dokumentams valdyti. Vėlgi, kaip mes suprantame dokumentą, tai kartais jisai irgi būna skirtingas supratimas. Mes kaip dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos skyrius ir turbūt ir archyvaro tarnyba, ir valstybės archyvai, ir galbūt ir dauguma kitų institucijų suprantame dokumentą kaip pakankamai plačiai. Tai dokumentas gali būti ir dabar ir apibrėžta teisiškai, tai yra ne tik tai tas popierinis stačiakampio A4 formato lapo
pavidale įformintas dokumentas, tai gali būti ir skaitmeninė kopija to paties dokumento, tai gali būti ir kvalifikuotų elektroninių parašų pasirašytas dokumentas, gali būti ir mygtuku sutartiniu būdu sistemos priemonėmis ten pasirašytas ir užregistruotas dokumentas. Taip pat debesis jau leidžia ir buvo būtent iš karto ir realizuota, tai įrašų valdymas. O ką tai reiškia? Įrašas apskritai yra dokumentas, kuris neturi jokios formos. Tai reiškia, kad to stačiakampio A4 formato lapo, jisai nereikia jo išdėstyti tenai ir čia jau prasideda ypatumai. Tai pavyzdžiui, galimybė būtent rengti dokumentus kaip įrašus, jinai yra visiškai nauja ir jinai atveria labai daug perspektyvų, bet tos perspektyvos vėlgi jos turėtų būti tinkamai suprantamos ir jos panaudojamos. Tai tam reikia, aišku, ir laiko, ir įgūdžių, ir mes prie šito vėlgi taip pat vis po truputėlį dirbame. Bet ko nereikėtų vis dėlto tikėtis, tai kad sistema leis valdyti būtent tos duomenis apie kažkokius kitus procesus. Tai įsivaizduokime, pavyzdžiui, finansų valdymo informacinė sistema, jinai valdo lėšas, apie lėšų srautus, pirmyn atgal, kas panaudota, balansai ir visa kita. Tai yra duomenų tiesiog struktūros, kuriuose pinigai yra kažkokiu būdu apskaitomi, paskirtys ir visa kita. Debesis niekada to negalės padaryti, nes jinai ne tam buvo sukurta. Debesis gali valdyti sąskaitas, faktūras, gali valdyti sutartis, mokėjimo prašymus kaip dokumentus tokius, padėti persiųsti juos, užregistruoti, išsaugoti ir visa kita, bet tik tai tiek. Tas pats yra ir su personalo valdymo klausimais. Tai darbuotojas įdarbinimą procesą visą realiai tikrai galima padaryti, galime realizuoti atostogų prašymų visą valdymo procesą, nuo prašymo iki sprendimų priėmimo, galima padėti atsisakyti įsakymo kaip dokumento ir tik tais sprendimus taikyti. Galima kitas procedūras, kurios yra, bet viskas yra paremta dokumentu, ar tai kaip įrašų, ar kaip popierinių, ar kaip elektroninių dokumentų, bet viskas yra dokumento valdymo priemonėmis. Ir tiek, kiek dokumentas leidžia sukaupti metaduomenų ir duomenų apie tą kažkokį veiksmą, tiek jis ir bus. Debesis niekada negalės pasakyti, kiek darbuotojas atostogų turi sukaupęs ir kiek jam jų yra panaudota ir panašiai. Tai jau yra personalo valdymo informacinės sistemos tema ir jos galimybės ir tokia iš tikrųjų paskirtis dokumentų valdymo bendroje informacinėje sistemoje tikrai nebuvo numatyta. Tas yra labai svarbus dalykas, kodėl aš jį ir pristatau, tai yra, kad lūkesčiai būtų tinkamai suprantami. Tai yra, debesis nėra, čia gali būti ir kitas dar toksai vienas svarbus momentas, tai yra, kad rinkoje įstaigos įsigydamos dokumentų valdymo bendrąją sistemą iš tam tikro kokio nors platintojo, tiekėjo, gamintojo, kartu gali įsigyti ir papildomus modulius, kurie integruojami yra su ta turima dokumentų valdymo sistema ir tokiu būdu ten atsiranda sąveika, kad tie ir personalo klausimai yra ir finansų valdymo, galbūt viešųjų pirkimų ir panašus. Visa tai tada atrodo, kad tai yra viena bendra dokumentų valdymo sistema, bet realiai tai yra atskiri komponentai, atskiri moduliai, kurie veikia integracinių sąsajų principų ir tai padaryta. Tai reikėtų teisingai suprasti ir debesis. Debesis yra dokumentų valdymo sistema, prie jos yra iš tiesų galimybė jungti ir visas kitas informacinės sistemas per integracinės sąsajas. Tai reikėtų ir taip ir suprasti, kad debesis turi galimybę per integracinės sąsajas susijungti su kitomis sistemomis ir tokiu būdu tas didesnis funkcionalumas, kurio galbūt tikimasi yra išgauti būtent iš dokumentų valdymo ir tą didesnį integralumą turėti, tai būtent per integracinės sąsajas su kitomis turimomis galbūt personalo sistemomis arba galbūt su mūsų atveju tai yra debesis ruošiama integracija su Vataru ir Vačiu. Tikimės, kad ateityje personalo informacinės sistemos projektas irgi pajudės ir bus galimybė daugiau dar integruoti. Šiuo metu vėlgi debesis jau turi galimybę būti integruotas su FABIS informacinė sistema, tai finansų apskaitos ir buhalterinės apskaitos
sistema, tai irgi tas pats dalykas. Lygiai taip pat debesis turi atvirąją integracinę sąsają, debesis API, ir jos pagalba, jos priemonėmis galima suintegruoti ne tik tas bendrasias tokias kažkokius, bet ir specialiųjų poreikių, ta prasme specialiosios veiklos informacinės sistemas, ir būtent ten, tarkim, suformuoti ten kažkokius pradinius dokumentų šablonus, dokumentų turinius, juos perduoti į debesis, inicijuoti ten įvairius valdymo veiksmus, ten pasirašymas, registravimas, grąžinti atgal patį dokumentą jau į tą kitą sistemą arba tik tai nuorodą. Visa tai yra įmanoma, bet tikrai reikėtų suprasti, kad pirmiausia, debesis niekada neatliks personalo klausimų, niekada neatliks visų kitų dalykų, kurie yra galbūt kitų informacinių sistemų objektai. Na ir kalbant apie pačios sistemos darbus artimiausius, kokios yra perspektyvos, tai jau daugmaž ir paminėjau, tai esame tikrai gavę ir gauname reguliariai, gauname įvairių pasiūlymų, prašymų plėtoti sistemą toliau. Tai kas mums patiems iš tokių didžiausių darbų, kuriuos mes matome, tai ir pačių artimiausių, tai mums yra svarbu padėti organizacijoms, kurios dabar turi dokumentų valdymo sistemas, kad jos galėtų nebeturėti tų sistemų, tai yra atsisakyti pareigos toliau jas išsaugoti, nes dokumentų ir archyvų įstatymas nustato pareigą įstaigos vadovui užtikrinti savo organizacijos veiklos dokumentų išsaugojimą nustatytą laiką. Na ir kadangi nėra kur dėti tų dokumentų, jie yra laikomi kol kas tose eksploatuojamose dokumentų valdymo sistemose. Debesis skaitykla yra projektas, toks, paprojektis, galima sakyti, kuris padės organizacijoms, kurios pageidaus atsisakyti savo turimų dokumentų valdymo sistemų, atsisakyti, perkelti visus tos dokumentus, kuriuos toliau reikia išsaugoti į debesis skaityklą, ir tokiu būdu tai bus realizuota. Toliau dirbama irgi yra su integracinėmis sąsajomis su valstybės, kaip čia pasakyti, su e-paslaugų portalu, valdžios elektroniniais vartais, tai yra galimybė turėti paslaugas, kurios, tarkim, užsakomos asmenų paslaugos per elektroninės valdžios vartus, jos ateitų kaip dokumentai į dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą. Didesni darbai, kurie irgi yra numatyti, bet jie dar kol kas nepradėti planuoti, tai bet tikimės ir matome, tai yra didelė perspektyva, tai yra galimybė atidavinėti dokumentus, perdavinėti dokumentus pašto paslaugų tarnyboms, kad jos išsiųstų. Tai nėra e-pristatymas, tai yra, tarkim, nes e-pristatymas siunčia tik registruotų, jeigu su fiziniu įteikimu, registruotų būdu laiškus su visus, tai kartais laiškai gali būti siunčiami ir jūs turbūt greičiausiai, jeigu siunčiate fiziniu būdu, tai tie laiškai būna išsiunčiami ir paprasčiausiu paštu, tai tam yra informacinės sistemos, jos gali perdavinėti dokumentus, nebereikėtų viduje organizacijų rūpintis vokais, dokumentų spausdinimu, dėjimu į vokus ir visa kita. Tai yra ateitis, tai yra projektavimas ir prie šito yra dirbama, ir daugybė kitų darbų, tai yra vienas iš svarbesnių mūsų pačių, tai yra padėti visoms organizacijoms, kurios dirba su debesis, pasiekti vienodą pažangos lygį, tai yra, kad būtų vienodai suprantama, kas yra elektroniniai dokumentai, kaip dirbti, kad visos organizacijos vienodai jais ir naudotųsi ir galėtų atsisakyti popierinių dokumentų, kiek tik tai yra įmanoma. Tai toliau prie to tikrai yra dirbama ir mes dar ne kartą apie tai informuosime. Dabar kita tema, kurią aš norėčiau irgi paliesti ir aptarti, tai yra, kad mes matome ir ypatingai po rugsėjį pradėjusių įstaigų starto, kad daugeliu atveju kyla tokia abejonė, o vis dėlto ką mes galime daryti ir ką mums daryti su dokumentų valdymo bendrąja informacinė sistema. Tai čia mes skiriame, matome tikrai dvi organizacijų grupės, tai yra įstaigos, kurios niekada neturėjo dokumentų valdymo sistemos. Tai logiška, tai yra kaip ir
žmogus, kuris, tarkim, na, jeigu aš neturėjau kažkokio daikto prieš tai ir man galbūt jo ir nežinojau netgi, kad man jo reikia, na, tai, žinot, visą laiką atrodys taip, kad ką čia man dabar su juo daryti. Tai taip pasitaiko iš tikrųjų ir pradėjus dirbti su dokumentų valdymo bendraja sistema, na, nors ir mes ir pateikime visą informaciją, kaip reikia viską daryti, trūksta, matome iš tikrųjų tokio, na, pagalbos apsisprendžiant, kokią strategiją pasirinkti darbo pradžiai. Na, tai mūsų pirmoji rekomendacija įstaigoms, kurios pradeda dirbti, kad apsigalvoti ir sugalvoti ir numatyti, įsivertinti, tai yra kokiu mastu bus pradedama dirbti su sistema. Mes peržiūrėjome savo patirtį, kiek matome, ir manome, kad matydami patys savo, tarkim, vėlgi galimybės, mes esame tikrai, nesame didelė komanda ir neturime galimybės su kiekviena įstaiga individualiai dirbti ir kartais tą tik tais galime daryti. Mes siūlome tokį mažą receptą, kuris va čia ir yra pateiktas, tai yra, kad pradėti palaipsniui visą darbą. Ir pirmiausia, suprantant, kad įstaigos paskyra jau yra susieta su elektroninio pristatymo informacinė sistema ir įstaiga pradeda gauti dokumentus iš tos informacinės sistemos, iš pristatymo sistemos į debesis, na, tai reiškia, kad debesyje pirmiausia tikrai reikia pradėti dirbti su gautų dokumentų registravimu. Tai registravimas tai yra viena iš paprasčiausių sričių, nes įstaigoje dokumentus registruoja, na, jeigu mažesnės organizacijos, nekalbu apie didelės organizacijas, bet mažos organizacijos, nedidelės, dažniausiai įstaigose dokumentai yra registruojami gauti, siunčiami dokumentai, išeinantieji, tie yra registruojami vos vieno ar kelių darbuotojų. Na, didesnės organizacijos turi kitą patirtį, ten būna ir daugiau žmonių dirba ir pasiskirsto, bet jeigu taip vertinti bendrą praktiką, kas nenaudojosi dokumentų valdymo sistema, pirmas žingsnis pradėti nuo visai siauro etapo, tai yra pradedame dirbti su gautų ir siunčiamų dokumentų registravimu ir toliau juos mes užsiregistruojame sistemoje, lygiai taip pat, kaip jie būdavo registruojami dokumentų registruose, gautų ir siunčiamų popieriniuose, tarkim, tai juos jau dedame į šalį, į lentyną ir pradedame registruoti gautus ir siunčiamus per debesis. Tada jau skirstyti vėlgi pradžioje galima įprastiniu būdu, perdodant, užrašant registracijos numerį, dedant spauduką, jeigu tai yra gauti dokumentai, ir perdodant vadovams, kitiems asmenims ten dirbti ir vykdyti dokumentuose nurodytas užduotis. Kokią tai įtaką turi organizacijai, tai iš tikrųjų tai tokiu būdu su sistema pradeda dirbti vos keli darbuotojai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad organizacijoje toliau gyvenimas vyksta sava vaga, nėra labai didelio kažkokio sutrikdymo, kažkokio įvykio. Ir vos keli darbuotojai, jie toliau gilinasi, įpranta dirbti su informacinė sistema ir jie savo patirtį, jie, ta prasme, įtvirtina savo įgūdžius, įsigilina ir tampa jau kaip ir savo įstaigoje debesis ambasadoriais, tais žmonėmis, kurie gali daugiau jau suprasti ir padėti vėliau kitais žingsniais su savo įstaigos darbuotojais, sprendžiant įvairius kitus klausimus. Tai antrasis etapas, kuris galėtų būti atliekamas, tai yra būtent pradėti siųsti dokumentus per debesis. Tai yra sistema, vėlgi, kadangi jinai turi integraciją su elektroniniu pristatymu, taip pat turi ir galimybę išsiųsti elektroniniu paštu per patį debesis, yra galimybė išsiųsti dokumentus. Na, tai atsiranda vėlgi priemonės, kurios leidžia ir užfiksuoti tai, ir tai yra oficialu, tai nebėra tiesiog, kad mes siunčiame per kažkokį tiesiog ar asmeninį elektroninio pašto adresą ar organizacijos. Debesyje užregistruotas, siunčiamas dokumentas ir išsiųstas per debesis, jis ir yra išsaugomas, kad yra išsiųstas ir jo įrodymai visą laiką lieka ir, na, tai yra patikima ir patogu.
Plius mes, jeigu per pristatymą siunčiame arba, pavyzdžiui, per informuoti apie registravimą funkciją, tai yra kitoms debesis naudojančioms įstaigoms, na, tai mes matome netgi ir įteikimo rezultatą ir kaip ten toliau kokie procesai vyksta. Taip pat per patį debesis vėlgi galima ir matome, kad organizacijos taiko, tarkim, keičiasi su pavaldžiomis arba turinčias susietomis pavaldumo ryšiais organizacijomis, keičiasi vėlgi ir dokumentais per veiksmą susipažinti ar žiniai perdavinėja. Tai yra įmanoma ir viskas tas yra tvarko. Tai vat čia atsiranda tas jau toksai truputėlį didesnis įsijungimas, tai yra, kad mes ne tik tai gaunam ir siunčiam ir registruojame dokumentus, ta prasme gaunamus ir siunčiamus registruojame, bet jau ir pradedame išsiųsti. Tai vėlgi yra naujas įgūdis, kuris įsitvirtinęs, jisai darbuotojui sukuria vėlgi jau didesnį pasitikėjimą savimi, mažesnę baimę ir užtikrintumą didesnį. Tai tada kitas žingsnis, kuris galėtų būti pradėtas, na, aišku, jisai gali būti iš karto pradėtas su gautais ir siunčiamais, tai yra vidaus dokumentų registravimas sistemoje. Nekalbu dar apie tų dokumentų rengimą, apie tai bus kitas žingsnis, kol kas tik tai registravimas. Tai ką tai reiškia registravimas? Tai reiškia, kad dokumentas yra parengtas popierinis, jis jau pasirašytas popierinis, suderintas, ten uždėtos vizos ir panašiai. Tai tokį dokumentų registravimas sistemoje irgi galėtų būti pradedamas iš karto, gali būti jūsų jau pačių pasirinktas. Čia aš prie tos temos priėjau iš karto, norėdamas būtent ir pasakyti, kad tam tikri žingsniai įstaigoje su dokumentų valdymo bendraja sistema, ypač kai yra naudojami popieriniai registrai, na, mes juos neskatiname akla galva pulti į vandenį, į pačią sistemą, o būtent įgyti tas žinias ir po truputėlį palaipsniui pradėti darbą su dokumentų valdymo sistema. Taigi, žinant, kaip registruojami, siunčiami ir gauti dokumentai, darbuotojui, kuris tvarko, ypač jeigu tai yra tas pats darbuotojas, tikrai nebus jokių problemų tvarkyti toliau, registruoti ir vidaus dokumentus. Jeigu tai bus naujas darbuotojas, kuris dirba su tokiu dokumentų registravimu, jau bus įstaigoje darbuotojas, kuris tikrai įgudęs ir dirba su gautais ir siunčiamais ir tikrai pagelbės, pasidalins žiniomis tarpusavyje, nes tai yra svarbu. Vertinant, gali būti, kad jums kils klausimas, kodėl mes tokių žinių negalime suteikti įstaigos darbuotojams, tai atsakau iš karto, kad taip, mes tikrai galime tokias žinias suteikti ir jas esame jau pateikę. Esame išplatinę ir vaizdo įrašus, ir instrukcijas, kaip visą tai reikia daryti. Ir esame su tą dalyką matyti ir pagalbos tarnyboje nekartą aptarę su įstaigomis, kai jos klausia konkrečiai, bet yra paprastas dalykas, jūsų yra 60 000, tai yra darbuotojų 60 000, mūsų yra 7. Su visais darbuotojais tikrai nespėsime aptarti visų klausimų, laiko tam neužteks nei telefonu, nei elektroniniu paštu, nei kažkur. Tokie masiniai renginiai, kuriuos mes darome dabar, jie turi prasmės, bet vėlgi ne visi juose sugeba dalyvauti ir turi galimybę dalyvauti. Tai vėlgi todėl visada yra geriau organizacijos viduje turėti darbuotojus, kurie būtų ekspertinės jau žinias turintys, jau turintys didesnę patirtį, na ir tokiu būdu tą informaciją savo viduje gali skleisti. Na, toliau elektroniniai dokumentai jau yra tikrai rimtesnis žingsnis, kada dokumentai nebe tik rengiami, nebe tik registruojami sistemoje, o jau pradedami ir rengti sistemoje, debesyje konkrečiai. Tai yra vėlgi, kokie dokumentai gali būti rengiami per debesis, tai logiška, tai yra elektroniniai dokumentai. Elektroniniai yra dviejų rūšių. Elektroniniai kabutėse, galima sakyti, yra kvalifikuotų elektroninių parašų pasirašomi oficialiai elektroniniai dokumentai ir tie dokumentai, kuriuos mes irgi galime laikyti, kad tai nėra popieriniai, kaip ir priešingybė popieriniams dokumentams, jie yra tarsi elektroniniai, bet jie yra sutartiniai. Tai yra, kad jie netitinka kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamų reikalavimų, kvalifikuotam elektroniniam dokumentui keliamų reikalavimų, jie yra tiesiog sutartiniu būdu pasirašomi dokumentų valdymo bendroje sistemoje, suderinami mygtuku, pasirašomi mygtuku, na ir užregistruojami mygtuku, na ir pati sistema toliau liudija ir užtikrina patikimumą tokių dokumentų, neleisdama jų pakeisti arba užtikrindama visus
visus keitimus, kokie tik tais, fiksuodama visus darbus, veiksmus su pačiu tuo dokumentu. Tokių dokumentų rengimas yra jau būtent tas kitas žingsnis, kuris įgalina organizaciją jau dar labiau susipažinti, nes rengia dokumentus jau organizacijoje dar daugiau žmonių. Tai yra ne tik tai registratoriai, ne tik tai tie žmonės, kurie dirba būtent su dokumentų registravimu, bet ir jau kiti darbuotojai ir jiems jau atsiranda vėlgi naujų žinių poreikis. Tos žinios vėlgi yra iš mūsų pusės tikrai pateikiamos, tai čia yra būtent ta specifika, kad tai yra kiekvienai organizacijai iš naujo išgyvenamas įspūdis ir sava istorija. Mums tai yra kiekvieną kartą ta pati istorija ir todėl mes siekdami, kad galėtume užtikrinti efektyvų darbą su kitomis organizacijomis, sprendžiant jau aktualius incidentus, esame tą tokią, rutininę informaciją, tai yra kaip rengti dokumentus, kaip juos tvarkyti, kaip derinti, pasirašyti, ji yra jau sustandartizuota ir jinai yra pateikta, tai organizacijoms užtenka tiesiog susipažinti su tuo, kas jau paruošta, ir tada jau specifiniais klausimais galbūt toliau bandyti ieškoti pagalbos. Bet tai yra etapas, kuris galėtų atsirasti po to, kai organizacija jau yra įgudusi su registravimu ir mato, kad kitas yra svarbus dalykas su elektroniniais dokumentais, kodėl mes nerekomenduojame. Kodėl mes neverčiame iš karto organizacijų pradėti dirbti su elektroniniais dokumentais, tai yra, kad šiais metais įstaigas mes pakvietėme dirbti į debesis su tokiu dokumentacijos planu, kokį organizacija buvo pasitvirtinusi šiems metams. Jeigu organizacija neturėjo jokios dokumentų valdymo sistemos, natūralu, nebuvo numatyta ir elektroninių bylų savo dokumentacijos plane. Vėlgi, norint rengti elektroninius dokumentus, dokumentacijos planas turi būti papildytas atitinkamomis bylomis, ar tai galbūt nebūtinai elektroninės bylos, galbūt ir mišrios bylos gali atsirasti, bet faktas yra tas, kad reikia tikslinti ir dokumentacijos planą. Tai dar vienas pakeitimas, kuris gali įnešti sumaišties ir metų viduryje ir nesusipratimų, todėl mes šitoje vietoje tikrai laikomės tokios nuosaikios pradžios ir sakome, kad pirmiausia, iš tikrųjų reikia įgusti bent keletui darbuotojų įstaigoje suprasti apie sistemą, žinoti, kaip jinai veikia, kaip ją tvarkyti ir kaip dirbti. Ir galbūt tam tikras tik tai rūšis pradėti dokumentų rengti, o visas likusias dokumentų rūšis pradėti jau būtent pasiruošti naujam etapui, tai būtent kada jau prasidės ateinantys metai. Tai šiais metais mes dar iki lapkričio pabaigos rengsime visos įstaigos, kurios dirba su debesis, rengs savo dokumentacijos planus, 24 metų bylų dokumentacijos planus. Ir būtent juose mes jau rekomenduosime įstaigose pasiplanuoti ir pasižiūrėti, kad popierinių dokumentų būtų kiek įmanoma mažiau. Rekomenduosime, kokie popieriniai dokumentai galėtų būti keičiami į elektroninius dokumentus. Ir tada, aišku, vertinti, ar ten atsirastų daugiau mišrių bylų arba netgi elektroninių dokumentų bylų. Tai čia jau bus eigoje. Tai šitas darbas iš tikrųjų prasidės visai greit. Tai jeigu dalyvauja susitikime darbuotojai, kurie yra archyvarai, atlieka būtent dokumentacijos planų rengimą, tai noriu irgi informuoti, kad paskutinę rugsėjo savaitę mes tikrai irgi organizuosime renginį dėl dokumentacijos planų rengimo ir visą tą informaciją tikrai pristatysime ir po to pateiksime ir instrukcijas ir kaip tą daryti, be abejo, ir po to vėliau padėsime tuos planus pasirengti. Tai tos organizacijos, kurios pradėjo dirbti su debesis dar 22 metais, jos jau rengė dokumentacijos planus 23 metams per debesis, bet vėlgi tai bus nauja patirtis, nes šiais metais bus rengiama dokumentacijos planas jau per NG aplinką, nebebus naudojama senoji administravimo skirta aplinka, tai yra vienas iš irgi svarbių pakeitimų. Tai šis žingsnis dar bus praneštas. Ir tai yra vėlgi susiję su tuo, kodėl mes taip ir tikrai neverčiame organizacijų iš karto pulti prie tų elektroninių dokumentų, jeigu organizacija nėra pasiruošusi jiems iš anksto.
Taip, toliau kitas etapas, kuris yra svarbus ir kuris atsiranda organizacijose, kada pradedami rengti vidaus arba siunčiami arba tie patys gauti dokumentai, tai yra pasižiūrėti, kad galima skirstyti dokumentus jau ne tik tai rankiniu būdu, ten atspausdinus ir užrašius ranka, kas vykdytojas ir nunešus tą dokumentą tam vykdytojui arba jam pačiam pasiėmus, o būtent pradėti per pačią dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą, skirstyti darbus, užduotis ten susipažinti ar vykdyti ar panašiai. Na, tai yra etapas, kuris jau įtrauktų absoliučiai daugumą darbuotojų, kurie gali prisijungti prie pačios sistemos, nes čia irgi yra vienas iš svarbių dalykų, kurį įsivertinti, tai yra pasižiūrėti, kiek darbuotojų apskritai turi kompiuterius, nes mes tikrai suprantame ir nepuoselėjame kažkokių tai iliuzijų, kad techniniams darbuotojams ir, ta prasme, tikrai nesakome, kad reikia techniniams darbuotojams, kurie niekada, arba lauko darbuotojams, kurie niekada neturi ir nedirba su kompiuteriu ir jiems nėra poreikio tokį daiktą turėti, kad dabar jiems reikia pastatyti kažkur tą kompiuterį. Tai yra organizacijos pačios reikalas. Tiesą sakant, mes turime tokių atvejų, kada kai kurios organizacijos vis dėlto pastatė po kažkokį bendro naudojimo kompiuterį, kur gali visi darbuotojai prie jo prieiti, prisijungti su savo paskyra ir ten arba susipažinti su dokumentais jiems skirtais, arba parengti kažkokius dokumentus. Bet tai yra daugiau išimtiniai atvejai. Mes tikrai, tai priklauso nuo pačios organizacijos vidaus politikos, vadovybės pozicijos, ambicijų iš tikrųjų. Aišku, mes skatinam tokį dalyką, tai rodo, kad vis dėlto plėtra yra, tai skatinama yra ir pačios sistemos naudojimas, bet tai yra jau kiekvienos organizacijos pasirinkimas ir mes suprantame vėlgi, kad ne visiems darbuotojams pati sistema reikalinga, tai vėlgi reikėtų įsivertinti, kad ir ne visiems jiems reikėtų ir dokumentus skirstyti per dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą. Ir paskutinis žingsnis, kuris jau įvyktų, vėlgi tai yra matant, kaip viskas vyksta, jau įsigilinus ir supratus, kaip viską rengti, tikrai pasimatys, kad kažkurie dalykai ne visai sklandžiai vyksta, kad taip, kaip buvo sumanyta iš pradžių, tikrai reikėtų keisti. Tas dalykas, tas požiūris, tas matymas tikrai gali atsirasti daug anksčiau, bet organizacija yra visiškai laisva šitos dalykus daryti, pati savarankiškai gali kreiptis pagalbos, kad patartume ir mes, tarkim, tikrai mes tokią pagalbą teikime dėl persitvarkymų, dėl pakeitimų, kažkokių prisitaikymų. Ir vėlgi, jeigu tos galimybės yra matomas ir jau įvaldytos pačių darbuotojų, tai jie gali jas daryti ir diegtis tiesiog iš karto, net nieko daugiau nelaukdami. Tai įstaigos, kurios būtent niekada nesinaudojo dokumentų valdymo sistema, mes siūlome tokį planelį, jisai galbūt nebūtinai, eiliškumą aš pateikiau tokį, bet jisai tikrai gali būti prie situacijos derinamas ir tie žingsniai kitaip gali būti vieni etapai kitais pakeičiami ir panašiai. O kita yra tema, kuri yra svarbi, tai yra įstaigos, kurios jos turėjo dokumentų valdymo sistemas ir pasikeitė savo turimą dokumentų valdymo sistemą į dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą, tai yra pradėjo dirbti su sistema, pereidami nuo vienos prie kitos, tai rekomendacija iš karto irgi yra nebandyti iššokti aukščiau bambos ir atspėti, kokios naujos galimybės bus pačioj dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje, kas keisis ir kas nesikeis, o būtent pradėti darbą su debesimi būtent tokiu lygiu, kaip ir buvo dirbama anksčiau su savo DVS-u. Kodėl tas yra? Tai pirmas dalykas darbuotojams, kada keičiasi sistemos, tai yra vis tiek stresas, tam tikras teigiamas, neigiamas ar panašiai, bet pokyčiai niekada nėra teigiamai sutinkami. Toks dalykas, kad vien tik tais pradėjus dirbti su nauja sistema,
bet darbuotojas atpažindamas, kad šitą procesą, kurį aš dirbau kitoje, naudojau ir dariau būtent kitoje sistemoje, lygiai taip pat aš galiu padaryti ir su debesim, tai jam nuramina ir jisai pajunta, kad vis dėlto gali valdyti tą situaciją ir įgūdžių, tarkim, jisai gali atpažinti ir jau suprasti ir intuityviai daugelį klausimų išsispręsti. Tai sukelia mažiau sumaišties įstaigoje ir daugiau stabilumo pereinant prie sistemos. Tai rekomendacija iš tiesų būtent ir yra siekti padaryti taip, kad jeigu mes periname nuo vienos sistemos prie kitos, būtent pradėti taip, kaip mes dirbome anksčiau ir tą darbą toliau tęsti. Toliau kitas dalykas, kas yra svarbu, tai yra debesis turi vėlgi savo specifiką, galbūt jinai skirtinga nuo kitų DVS-ų, tai yra dokumentų šablonai, procesai, klasifikatoriai įvairūs ir panašūs dalykai. Tai pasiruošimo metu ir toliau, ir jau pradėjus dirbti su sistema, šitos dalykus irgi reikėtų kiek įmanoma priartinti. Tai yra pasidaryti tiek, kiek buvo tų šablonų, procedūrų, įvairių darbų eigų, taip pat tie patys klasifikatoriai, kažkokie laukai, kurie buvo, vėlgi juos tikrai galima sistemoje atgal atkurti, sukurti, jeigu jie yra matomi, kad tokie reikalingi. Kartais mes šitoje vietoje įsiterpėme, nes vis dėlto matydami, kad yra galimybė dar geriau kažką padaryti ir matydami, kad, tarkim, dabar daromi darbai, jie turės trumpalaikę labai naudą, mes tada jau iš karto siūlome vis dėlto koreguoti planus, bet tai jau mes bendraujame būtent per pagalbos tarnybą su darbuotojais, kurie nori tokius pakeitimus daryti, na ir mes tada tą suvaldome. Bet šiaip iš esmės žingsnis būtent yra toksai, kad prisitaikyti viską maksimaliai, kaip buvo su ankstesne sistema, bet vėlgi su tam tikra riba, žvelgiant jeigu į tai, kad, ta prasme, mes sukursime tam tikrus klasifikatorius, procesus ir panašiai, kurie bus po to iš karto nebenaudojami, nes žinome, kad sistemoje galima dar geriau padaryti, tai mes jau tada pasiūlysime šitą. Na, tai aišku, jau bus truputėlį pokytis, bet pasikeitimas į geresnę pusę. Toliau, kas yra svarbu, tai būtent pagalbos tarnyba. Tai tikrai įstaigos, kurios pasikeitė dokumentų valdymo sistemas, turi daug klausimų, pradedant nuo to, kuo skiriasi, na, bandant išsiaiškinti, kuo skiriasi, kokie yra skirtumai ir panašumai tarp turėtos sistemos ir naujosios sistemos. Tai mes tikrai raginame ir kviečiame konsultuotis pagalbos tarnyboje per konsultacinius susitikimus, na, tai sprendžiant tuos specifinius klausimus. Bet čia yra tokia, na, vėlgi patirtis mūsų jau rodo, mes pagalbos tarnybą tik tai nuo šių metų balandžio pradėjome tokią paslaugą teikti, bet per tą laiką mes užauginome šiek tiek tikrai patirties ir matome, kad vis dėlto pagalbos tarnybo turi savų. Na, mes ne visada galime atsakyti organizacijoms iš karto ir matome, kad ne visais klausimais yra tikslinga į pagalbos tarnybą kreiptis. Tai, pavyzdžiui, tokiais fundamentaliais dalykais galima pasikreipti ir gauti atsakymą, kad, na, ta prasme, tai yra ne pagalbos tarnyboje sprendžiami klausimai, tai yra viena, bet reikėtų vėlgi atkreipti tai dėmesį, kad tam tikri klausimai vis dėlto nėra tinkami uždavinėti į pagalbos tarnybą ir mes esame orientuoti į tiesiog kažkokių užklausų pagalbos teikimą, konsultavimas yra irgi ta pati sritis, bet tuos daugiau mažiau mes norėtume konsultaciniuose susitikimuose daugiau spręsti tuos specifinius klausimus, nes matome, kad ne visada, tai yra būtent dėl to, kad mes skirtingai suprantame, pirmosios tos įstaigos, kurios pradėjo dirbti, jos vis dėlto žvelgia į savo klausimą iš savo DVS-o supratimo, tai yra taip, kaip tame DVS-e buvo įmanoma jį realizuoti. Debesis kartais būna tas klausimas, jisai kitokiu būdu, kitokiu kampu gali būti realizuojamas dėl to, kad tai yra technologiškai skirtingos sistemos kartais. Tai būna nesusipratimo ir tikrai matome, kad tai yra kartais problema ir negalime
nei mes suprasti ir klausimo galbūt teisingai ir matome, kad klausimo autorius, jisai nesupranta mūsų atsakymo. Tai va tokiais atvejais manome, kad yra pats geriausias dalykas vis dėlto konsultaciniai susitikimai. Apie juos aš dar truputį daugiau papasakosiu, bet esmė yra tokia, kad kilus klausimų ir norint pritaikyti daugiau sistemą, tai tikrai naudojame pagalbos tarnybą, bet pamačius, kad vis dėlto tų klausimų yra daugiau, mes visada rekomenduojame organizuoti kažkokį susitikimą, kur jau galėtume detaliau visą tai. Kas yra svarbu, pradėjus dirbti su DVS-u, su debesim, konkrečiai perėjus nuo DVS-o, tai yra, kad vis dėlto gali paaiškėti, kad tai aišku būtų sveikintina, kad tą galima būtų išsiaiškinti dar iki darbo su debesis pradžios, bet vis tiek paaiškėja, kad tam tikri dalykai, tam tikri procesai, tam tikros integracijos galbūt, jos negali būti įgyvendintos per nustatytus terminus. Na tai čia irgi keliai yra keli, galima atidėti patį startą su sistema ir laukti, bet vėlgi kartais įsivertinus, kad tas atidėjimas neturi prasmės, tokios didelės, ta prasme, naudos geriau, o tiesiog laikinai, kuriam siauram kažkokiam klausimui toliau naudoti turimą DVS-ą, bet tai yra nedažnas dalykas ir aš pats labai rekomenduoti to nenorėčiau, bet tas poreikis jis yra vis tiek svarstomas laikinai kažkurį laiką, kol bus pasiekti išspręsti klausimai, procedūriniai, kartais teisės aktai ne visada spėjami pakeisti, arba, kaip ir sakiau, yra darbai kažkokie programavimo užsakinėjami. Ne visada tas pavyksta iš karto. Taip, tai pats svarbiausias ir esminis dalykas, kuris irgi yra svarbus, tai yra, jau paminėjau, kad organizacija pakeisdama savo DVS-ą vis tiek ateina į debesis, įsivaizduodama, kad ir lygindama debesis su savo DVS-u. Ir pirmiausia, vis dėlto norima surasti tų komforto taškų, tai yra atpažinti, kur čia sutampa, kur čia panašu, kur nepanašu. Na ir tikrai gauname daug tokių pastebėjimų, kad mes savo DVS-ę turėjom šitaip, o čia va taip nėra. Čia paskutinė mano ta tezė, kuri yra pažymėta skaidrėje, tai būtent, kad čia yra svarbus ir esminis dalykas. Debesis tikslas yra sustandartizuoti visų įstaigų darbą. Tikrai suprantam, tikrai žinom, skirtingi DVS-ai, mes tyrėm gal 12 rūšių, 12 skirtingų produktų Lietuvoje galima įsigyti kaip DVS-o, kurie vadinami kaip DVS-as. Dar daugiau galima prisipirkti ir įsigyti įvairių modifikacijų, kur yra pritaikoma dokumentų valdymui ir panašiai. Visais skirtingais atvejais bus kitaip. Jeigu darbuotojas priprato dirbti paspausdamas mygtuką viršuje, o dabar tas mygtukas yra išskleidus kažkokį meniu ir arba automatiškai atliekamas, tai jau yra tiesiog priimami tie dalykai arba ir panašiai. Tai neturėtų būti laikoma kaip kritika, kad debesis kažkuo tai yra blogesnė sistema, prastesnė, nepažangesnė ar panašiai. Tikslas vis dėlto yra pasiekti bendrą tikslą, tai yra, kad visose organizacijose tas pats klausimas, tarkim, ta pati procedūra kažkokia, tai yra dokumento prašymo pateikimas ten kažkokio standartinio būtų visiškai vienodas ir nesiskirtų įstaigose. Tas pats, kad derinimo procedūros, pasirašymo žingsniai visada būtų panašiai daromi, kad į tai yra orientuojamasi ir tai sukelia būtent didžiausią efektyvumą tarp įstaigų, nes jeigu trumpalaikėje perspektyvoje tai žiūrima yra kaip į, ne visai tokį, tarsi organizacija pasidarė, kad jai būtų patogiau, bendrojoje perspektyvoje tas organizacijai patogiau gali išeiti į tai, kad nepatogu yra daugeliui kitų organizacijų, kitų darbuotojų ir tai tiesiog sukelia įvairių pasekmių. Tai kas yra svarbu, tai yra prisiminti, kad jūsų pasirengimo pereiti prie debesis planuose, kurios pasitvirtinę esate kiekviena įstaiga, yra pasižadėjimas prisitaikyti prie debesis visas savo procedūras, teisinį reglamentavimą ir panašiai. Esame ir tų kuriozinių atvejų tokių turėję. Mes turime terminologiją truputėlį pakeistą pagal dokumentų
valdymą reglamentuojančius teisės aktus. Tai yra pakeista, ta prasme, nėra žodžių tokio termino kaip rezoliucija, nėra debesyje tokio veiksmo kaip vizavimas. Tai yra procedūros, kurios jos yra teisiškai nustatytos, jos yra dokumentų, tai yra vyriausio archyvaro teisės aktais reglamentuota ir tuose teisės aktuose nėra tokių sąvokų. Na ir debesis tokių sąvokų neturi, jos yra pakeistos į kitas alternatyves lygiavertės, bet, na, tikrai kartais iki kurioziškų atvejų nueiname, nes tenka ginčytis, ieškoti sutarimo ir paaiškinimų, bet svarbiausia yra suprasti, kad įstaiga įsipareigojo prisitaikyti prie dokumentų valdymo bendrosios sistemos ir debesis negali tapti kita įstaigos dokumentų valdymo sistema, ta prasme lygiai tokia pati, nes jinai nebuvo tikrai, net ir tikslas jos nebuvo sukurti kitą lygiai tokią pačią įstaigos dokumentų valdymo sistemą. Tai yra bendroji 500, vėliau 1000 ir taip toliau įstaigų informacinė sistema. Natūralu, kad tikrai jinai nepatenkins visų įstaigų įsivaizdavimo ir lūkesčių apie tai, kaip turi atrodyti sistema, bet tai nereiškia, kad jinai yra blogesnė ir prastesnė, nes tikrai žinom ir daugelį kartų esu tų pats savo asmeniškai įsitikinęs, tai yra, kad įstaigos požiūris yra vienoks, bet kartais pradinį netgi nusiteikimą ir pradinį požiūrį pakoregavus paaiškėja, kad rezultatas, kuris yra pasiekiamas ir principai ir metodai, kurie yra naudojami, tai yra tinkami ir visiškai tinka ta bendroji praktika. Tai va, tai toliau norėčiau aptarti kitą temą apie dokumentų valdymo bendrosios sistemos naudotojus. Tai mes, kai pradedame dirbti su sistema, na, šita sistema apskritai yra išskirtinė tuo, kad mes turime bendrąją sistemą. Tai yra klausimas, ta prasme, yra nuostatai sistemos, juose yra debesis valdytojų paskirta vidaus reikalų ministerija, debesis pagrindiniu tvarkytoju yra paskirtas informatikos ir ryšių departamentas, kitais debesis tvarkytojais yra paskirtos visos debesis paslaugomis besinaudojančios įstaigos, tai yra debesis paslaugų gavėjai. Taip pat turime vyriausybės nutarimą, kuriuo IRD yra paskirtas pagrindiniu debesis, tai yra apskritai debesis paslaugų teikėjų. Tai yra būtent, kuris teikia paslaugas visoms debesis naudojančioms įstaigoms. Tai jau yra susidėlioja tokia hierarchija, rolės ir debesis tvarkytojas ir paslaugų teikėjas yra būtent atsakingas už visos sistemos veikimą ir tinkamą tų paslaugų teikimą. Ir apie tai dar pakalbėsiu, truputėlį plačiau paaiškinsiu viską, kaip ten yra valdoma, bet kas yra svarbu, tai yra ir iš tų tolesnių žingsnių, tai yra, kad būtent informatikos ir ryšių departamentas užtikrina ne tik tai tų paslaugų teikimą, bet ir tolesnę komunikaciją su visais paslaugų gavėjais, kalbant ir apie mokymus, čia renginius kažkokius konsultacinius už metodinę informaciją, kompetencijų sklaidą, kaip čia gražiai irgi įvardinta, tai pagalbos teikimą, tai yra mes turime būtent pagalbos tarnybą, konsultacinius renginius, kur irgi taip pat organizacijoms teikiame galimybę būtent susižinoti, kas yra negerai, ką reikėtų keisti ir panašiai. Na ir taip pat organizuoja visą ir priima sprendimus dėl debesis modernizavimo ir priežiūros toliau. Tai čia yra būtent ta pagrindinė hierarchija ir čia IRD, turi tą suteiktą įgaliojimą tokį spręsti už visas organizacijas. Vėlgi, IRD privalo ir atsižvelgia tikrai į organizacijų lūkesčius, nes tikrai čia nėra kažkaip tai nedemokratiška ir panašiai. Tai yra, kad vis dėlto yra siekiama, kad debesis būtų visoms organizacijoms tinkama naudoti informacinę sistemą. Vėlgi, aš kaip pabrėžiau ankstesnėje skaidrėje, tai yra vis dėlto reikėtų ir suprasti, kas yra tas tinkamumas. Tai yra asmeninė nuomonė ne visada yra
geras argumentas, reikėtų vis dėlto turėti tuos objektyvius argumentus, kad būtų galima tikrai įsivertinti, kad, ta prasme, kažkas rezultatas pasiekiamas, sąnaudos, išlaidos, lūkesčiai ar panašiai, jie turi kažkokią tai neigiamą ar panašią įtaką, arba ir tada mes juos tikrai vertiname. O šiaip debesis modernizavimo plėtra, priežiūra yra organizuojama iš IRD pusės. Kas yra svarbu toliau, tai yra kiekvienas debesis paslaugų gavėjas yra savo dokumentų savininkas, dokumentų valdymo bendrojoje sistemoje. Nesvarbu, kad debesis valdytojas ir pagrindinis tvarkytojas yra IRD, taip pat yra pasakyta, kad kiekvienas debesis paslaugų gavėjas irgi yra debesis tvarkytojas ir jisai tvarko savo organizacijos duomenis. Papildomai, kas yra svarbu, tai yra dokumentų ir archyvų įstatymas įpareigoja ir nustato, kad būtent įstaiga yra atsakinga už savo tvarkomus dokumentus ir vadovas būtent privalo užtikrinti jų tolesnį išsaugojimą, atskaitomybę ir panašiai. Tai čia mes prieinam irgi prie tos temos, tai yra, kad įstaigos pačios tikrai yra atsakingos už savo organizacijos dokumentus. Mes, be abejo, visa organizacija privalo dėti visas pastangas, kad pavyktų jai sėkmingai įvykdyti įstatymuose nustatytas užduotis, pareigas. Ir tas darbas iš tikrųjų tokia, reikėtų būtent per tai ir žiūrėti. Tai yra, mes, kaip IRD, informatikos ryšių departamentas, teikiame visas paslaugas ir pagalbą ir viską, ko organizacijoms gali prireikti, tačiau mes negalime žinoti, ko organizacija iš tikrųjų gali prireikti. Tai ta organizacija turi turėti pas save tam tikrus paskirtus asmenis, kontaktinius asmenis ir administratorius tuo pačiu, jie atlieka dvigubą vaidmenį. Tai jie yra kontaktiniai asmenys su informatikos ryšių departamentu, su jais mes tiesiogiai komunikuojame ir tie asmenys tuo pačiu turi ir visas teisės savo įstaigos paskyros lygmeniu ją prižiūrėti ir tvarkyti. Tai tam, kad įstaigos administratorius galėtų savarankiškai tvarkyti savo įstaigos paskyrą dokumentų valdymo bendrojoje sistemoje, tam reikia, aišku, įgūdžių, žinių, jas mes tikrai teikiame ir suteikiame. Tam būtent ir yra skirta debesis pagalbos tarnyba ir pagalbos tarnyboje rekomenduojame įstaigos administratoriui, kontaktiniam asmeniui užsiregistruoti, kad jis galėtų gauti irgi ir visą jam reikalingą informaciją, jis galėtų kreiptis pagalbos, kada jis pats jos negali išspręsti, bet tuo pačiu mes reikalaujame iš įstaigų administratorių, tai yra, kad jie nebūtų tiesiog tarpininkai, kurie, kaip paštininkai, kurie perdavinėja visas savo darbuotojams kylančius klausimus be jokios pasidomėjimo ar panašiai. Kas apie ką čia yra klausimai ir panašiai. Turime mes tikrai irgi tokių atvejų gana nemažai, kada norime iš tikrųjų, kad šita vieta būtų geriau išspręsta ir raginame visą laiką ir primename administratoriams apie tai, kad vis dėlto administratorius yra pirmasis darbuotojas savo įstaigoje, kuris turi pabandyti išspręsti darbuotojui savo įstaigoje kylančią problemą ir tada tik tais, jeigu jos negali išspręsti, ją perduoti į informatikos ryšių departamentą per pagalbos tarnybą. Tai yra irgi sudėliota ir sutvarkyta tuo būtent principu, tai yra, kad mes esame mūsų IRD būtent komanda, kuri prižiūri dokumentų valdymo sistemą, tai kartu su manimi yra 7 darbuotojai. Visi mes tikrai fiziškai nepajėgiame išspręsti visų klausimų. Ir plus papildomai, kadangi debesis yra tikrai lanksti sistema ir organizacijos gali įvairius klausimus savaip juos suorganizuoti ir savaip juos spręsti ir savaip leidžiama yra būtent tam tikrus procedūras įgyvendinti. Mes ne visada tikrai ir žinome, ką organizacijos darbuotojas bando daryti, kodėl jis bando taip daryti ir kodėl jam taip nepavyksta. Taip pat žinome, kad ir tikrai ne vieną atvejį turėję esame, kad perduotas incidentas mums spręsti paaiškėja, kad būtent dėl administratoriaus atliktų veiksmų įstaigos paskyroje
tas darbuotojas nebegali atlikti kažkokio ir gauti kažkokio jam reikalingo rezultato. Na, tai lemia iš tikrųjų patirtis, suprantame šitą dalyką ir mes partneriai ir toliau bendradarbiausime ir ilgiau, bet tai yra svarbu žinoti ir suprasti, kad įstaigos administratorius turi būti būtent paskirtas toks asmuo, įstaigos administratoriumi turi būti paskirtas toks asmuo, kuris tikrai suprastų savo tą paskirtį, tai yra jis ne tik tai kaip laidininkas, kuris perduoda žinias iš savo įstaigos darbuotojų į IRD, bet tuo pačiu pirmiausia prafiltruoja ir pasižiūri, ar jis pats jas gali išspręsti, nes jisai toliau tvarko ir administruoja savo įstaigos paskyrą, tai reiškia, kad dalis tokiu būdu, būtent tvarkymo metu, dalis klausimų jam yra savaime suprantami, kad jis turėtų juos galėti išspręsti, nes, gali būti, tai yra būtent dėl jo veiksmų atsirandantis tie klausimai. Tai va, tai ir toliau tikslas irgi yra toks, kad, augtų, tobulėtų įstaigų administratoriai ir savarankiškai galėtų kiek įmanoma daugiau tų klausimų išspręsti, nes debesis paslaugų gavėjų, kaip ir minėjau, ir toliau daugės, mūsų, aš tikiuosi, galės būti, kad mes irgi galbūt mūsų padalinys didės, bet faktas yra tas, kad vis tiek tas pats modelis išliks. Mes taip organizuojame tą darbą ir daugiau truputėlį dar papasakosiu apie tai irgi. Tai taip, tai administratoriai, kas irgi yra labai svarbu, jie turi būti paskiriami oficialiu debesis paslaugų gavėjo vadovo, tai yra įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu. Tai gali būti teisės aktas, gali būti raštas ar panašiai. Mums, jeigu atvirai, tai mums dabar, pirmą kartą, kada buvo paskiriami asmenys, mums tą reikėjo žinoti, nes tai buvo importuojami duomenys ir mes atiduodavome įstaigos paskyrą struktūroje, importuojamuose duomenyse nurodytiems administratoriams, mums tada reikėjo žinoti, kad įstaigos vadovas tikrai tuos administratorius paskyrė. Tolesni visi tvarkymo veiksmai įstaigoje jau yra tvarkomi savarankiškai, bet vis tiek mes dėl saugumo įstaigos vadovui ir toliau tikimės ir pranešame, vat ir dabar, kad vis tiek nauji administratoriai arba seni keičiami naujais, jie turėtų būti tik tai įstaigos vadovo ar įgalioto asmens sprendimo atliekami ir tada jau pakeičiami pačioje sistemoje. Čia yra tikrai labai svarbus žingsnis, nes tai padeda užtikrinti ir tvarką, ir nuoseklumą, ir atsakomybės paskirsto, ir darbuotojų, vėliau, jeigu kartais iškiltų kažkokie incidentai, tikrai būtų galima aiškiau įvertinti, kas tai buvo, kodėl taip atsitiko ir ar buvo visos galimybės. Nes mes, vėlgi, kaip ir sakiau, mes bendraujame su administratoriais, tai yra informatikos ir ryšių departamentas. Jeigu mes nežinome, kas yra administratoriai ir nematome, tai mes vėlgi negalime visada žinoti, padėti, kaip reikia. Kitas dalykas tai yra visi įstaigos paslaugų gavėjo administratoriai, tai turi absoliučią prieigą prie visų organizacijos dokumentų, šablonų, bylų, registrų ir visokių kitokių administruojamų objektų, tokių kaip klasifikatoriai. Tiesiog dar kitų objektų, tai yra grupės įvairios, dar procesai ir daugybė, kurių dar ir ateityje atsiras ir daugės, tie patys įvairūs kontaktai ir panašiai. Visą tai administratoriai gali keisti ir naikinti. Mūsų praktika rodo ir pastebime iš tikrųjų, kad administratoriais įstaigose yra paskiriama daugiau asmenų, negu realiai reikėtų. Rekomenduočiau tikrai visas įstaigas pasitikrinti, ar nėra per daug, nes jeigu įstaigos vadovas domisi informacinė sistema ir jisai nori būti administratoriumi, yra viena, bet įstaigos vadovas turėtų žinoti ir tada domėtis visomis tolesnėmis pasekmėmis ir visomis galimybėmis, ką reikia daryti, nes netyčia ištrynus dokumentą, pasekmės bus tokios, kad dokumentas iš tikrųjų ir yra ištrintas. Mes manome, kad turėtų būti vis dėlto dedikuojami darbuotojai, kurie tikrai
100% žino ir atlieka tą darbą, kurį daro, ne vien tik tai todėl, kad kažkas nori turėti biškutį daugiau teisių ir išskirtinesnę poziciją. Tai nesudaro jokių, tai yra sudaro daug daugiau pasekmių, tai yra suteikia ir atsakomybę labai didžiulę ir to darbuotojo paskyroje atlikti veiksmai vėlgi gali būti po to su didesniais įgaliojimais, gali, pavyzdžiui, atnešti vėlgi kažkokių neigiamų pasekmių. Tai ką reziumuoju apie administratorius, tai yra, kad įstaigų administratoriai tikrai turi būti įstaigoje tie žmonės, kurie daugiausiai išmano. Mes visą laiką su tais žmonėmis toliau bendraujame su administratoriais ir palaikome ryšį. Jie taip pat perdavinėja ir bendrauja su mumis per pagalbos tarnybą ir taip pat jie tvarko savo organizacijos paskyrą ir toliau bendrauja su savo viduje esančių darbuotojais, įstaigos viduje. Dar kas svarbu paminėti, tai yra, kad visi administratoriai, ne visi, mes turime pagalbos tarnybą ir pagalbos tarnyboje pastebime, kad kartais užsiregistruoja į pagalbos tarnybą darbuotojai, kurie nėra administratoriais. Ir jie teikia užklausas, bet kai gauna atsakymus, jie jų negali nieko padaryti, nes jie tiesiog nėra administratoriai. Ir neturi reikiamų teisių, įgaliojimų atlikti vienokius ar kitokius darbus. Čia reikėtų išspręsti šitą klausimą, arba tuos darbuotojus paskirti administratoriais, arba tiems darbuotojams nebūti užsiregistravusiems pagalbos tarnyboje, o į pagalbos tarnybą būtent užklausas teikti būtent administratoriams. Nes toksai darbas yra iš esmės beprasmis, nes nei užklausos teikėjas negalėjo nieko padaryti ir nieko iš to, ką sužinojo, ir nei mūsų pateikta informacija pasiekė rezultatą, tai yra problema liko neišspręsta, nes pradinis klausimo uždavėjas, jis apskritai nieko negalėjo padaryti. Taip, toliau, kas yra svarbu apie paskyras darbuotojų, tai yra egzistuoja rolės tokios kelios, tai yra papildomos, tai yra registratoriai ir vadovai, noriu apie jas truputėlį daugiau. Tai registratoriaus rolė yra antra pagal svarbumą po administratoriaus įstaigoje. Tai noriu nuvainikuoti vadovus, vadovai yra svarbus kaip organizacijos vadovai ir tikrai turi visus įgaliojimus priimti sprendimus, bet atlikti įvairius veiksmus sistemoje daugiau yra teisių suteikta būtent registratoriams. Kodėl taip yra? Tai logiška, tai registratoriai, jie tvarko dokumentus, o tai yra dokumentų valdymo informacinė sistema. Tai logiška matyti yra, tai registratoriai gali registruoti, čia yra pagrindinis dalykas, registruoti dokumentus, juos tvarkyti. Tai tvarkymas apima įvairius aspektus, tai kaip ir galimybę neregistruoti dokumentų, priskirti bylas, keisti bylas, į kurias dokumentai yra perkeliami. Ir papildomos įvairios kitos prieigos teisės, pamatyti tam tikrus tvarkomus, prižiūrimus registrus, bylas ir juos prižiūrėti. Tai toliau vadovo rolę turintys naudotojai, jiems iš esmės svarbu tiesiog žinoti tai, kad jie turi teisę skirti užduotis visiems pavaldiems naudotojams. Ir vadovo rolę, jinai dar truputėlį galima skaidyti į smulkiau, tai yra vadovas ir vadovybė. Tai vadovybės rolę irgi turintys naudotojai irgi turi teisę skirstyti užduotis visiems pavaldiems debesis darbuotojams, bet vadovas turi išskirtinį požymį, tai yra, kad jis yra vadovas ir sistema pati pagal tą požymį atskiria asmenį, kuris yra įstaigoje arba padalinyje vadovas. Tai tas yra išskirtinumas, o toliau prieigos teisės prie dokumentų yra valdomas jau kitomis priemonėmis, tai apie tai jau administratoriams yra paaiškinta. Ir mūsų pačių vertinimu mes labai įstaigas raginame visą laiką atkreipti dėmesį, kad geriau prieigos turėti mažesnės teisės prieigos negu didesnės iš pat pradžių. Geriau pradėti su siauriausiomis įmanomomis teisėmis ir jas išplėsti po to, kai paaiškės, kad reikia, negu
pradėti iš karto su labai plačiai ten nurodyti suteiktomis teisėmis visiems naudotojams, o po to bandyti surasti, kodėl vienas ar kitas darbuotojas gali matyti kito darbuotojo parengtą prašymą dėl jo ten kažkokių asmeninių socialinių dalykų. Tai kad tokių atvejų neatsitiktų, geriausia visą laiką pasirinkti strategiją su prieigos teisėmis prie dokumentų, tai yra kuo mažesnėmis. Administratoriams ta informacija irgi yra pateikta ir mes visą laiką rekomenduojame, kad skaitytojų skirtuke, čia jau administratoriai turi žinoti apie tai, būtų kuo mažiau darbuotojų. Tai yra padalinio vadovas, įstaigos vadovas, vadovybė tikrai gali būti, jiems yra tokia pareiga ir teisė matyti visus dokumentus savo įstaigoje, bet kitiems darbuotojams to tikrai nereikia. Toliau, kalbant apie visus kitus dokumentus ir visus naudotojus, tai yra toliau įprastinė naudotojo rolė, tai yra ne tai, kad naudotojo, bet esmė yra tokia, kad darbuotojai visi gali rengti dokumentus sistemoje, jeigu jiems yra suteikta tokia teisė, kad gali naudoti kažkokius dokumentų šablonus. Visi dokumentai debesyje yra rengiami pagal šablonus, tai jeigu man atsidarius rengti naują dokumentą nematau jokio šablono, na jau yra problemėlė, reiškia, kad kažkas man neleido nieko daryti, bet iš esmės visi darbuotojai gali rengti dokumentus. Taip pat, jeigu darbuotojas sukūrė kažkokį dokumentą, jisai gali skaityti tą dokumentą, nesvarbu į kokią bylą jisai toliau būtų įdėtas. Jeigu kitas darbuotojas derino tą dokumentą, ten pasirašė, registravo, jis vėlgi galės matyti tą dokumentą ir prie jo prieigą prieiti. Na ir atitinkamai, jeigu dokumentas bus įdėtas į kažkokią bylą, į kažkokį registrą, tai ir per tas bylas, per registrus tas darbuotojas įgaus teisę. Tarkim, jisai nieko neturėjo jokio ryšio su dokumentu, bet dokumentas buvo įdėtas į bylą, kurią darbuotojas gali skaityti, tai darbuotojas įgyja teisę ir pamatyti tą dokumentą. Ta svarbu žinoti, būtent sprendžiant tuos ir planuojant prieigas prie dokumentų, tai kad kartais nebūtina apskritai prieigos nei prie bylos, nei prie registro, kad rengėjas galėtų matyti savo dokumentus. Tai rengėjas visą laiką juos matys, nesvarbu, kur jie bebūtų įdėti. Kas yra svarbu žinoti, tai yra sistema, vis dėlto yra dokumentų valdymo sistema ir joje nors ir galbūt mato darbuotojas kažkokius dokumentus, bet reikėtų suprasti, kad pirmiausia, reikėtų vadovautis tuo principu, kiek yra reikalinga žinoti ir matyti tuos dokumentus pačiam darbuotojui, jo tom darbiniam funkcijoms atlikti. Debesis apskritai negali būti naudojama ne pagal paskirtį, tai yra kažkokiems asmeniniams tikslams, negalima jos atiduoti prisijungimo duomenų kažkam kitam, negalima vėlgi viešinti informacijos apie sistemoje esančių dokumentų logišką, negalima dauginti ir kažkur tai kažkam perdavinėti. Tai aš manau, kad čia yra savaime suprantami dalykai, bet noriu paaiškinti, kad tuo pačiu, kad visi debesis veiksmai, kurie yra atliekami, yra audituojami ir jeigu iškiltų poreikis ateityje kažką patikrinti, tai tikrai sistema galės pažiūrėti. Tai yra ne tik tai istorijos skirtukas, kurį visi darbuotojai gali peržiūrėti apie dokumentą, bet yra ir daug detalesnė informacija. Tai pavyzdžiui, ar darbuotojas atsidarė dokumentą ir ar peržiūrėjo, ar atsisiuntė tą failą, ar iš elektroninio pašto atėjo, iš kokio IP adreso atėjo. Na, visa tai iš tikrųjų yra saugoma, ir ta informacija prireikus gali būti peržiūrėta. Tai į tai tikrai svarbu atkreipti dėmesį, na ir kartais nesusidaryti tokio vis dėlto klaidingo įspūdžio, kad tai, kiek čia atrodo istorijos skirtukas, tiek mes ir matome. Tai kas yra toliau svarbu, tai yra visi debesis naudotojai turi pasirašinėti pasižadėjimus dėl debesis duomenų saugojimo. Tai daliai naudotojų dar artimiausių metų irgi įstaigoms pateiksime raštą, kurio mes paprašysime tuos pasižadėjimus pasirašyti. Seniau dirbančios organizacijos jau yra tokius pasižadėjimus pateikusios, na ir ta informacija jiems yra žinoma. Tai naujoms organizacijoms dar laukia šitą informaciją ir visi
įstaigos darbuotojai, kurie naudoja dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą, privalo tuos pasižadėjimus pasirašyti. Na, o ten yra tikrai su ta informacija, su tuo raštu yra pateikiama ir instrukcija, kaip tie pasižadėjimai yra sutvarkomi. Tai yra tikrai pakankamai paprasta ir nesudėtinga padaryti. Kas yra toliau svarbu, tai yra kaip užtikrinama yra pati prieiga prie debesis. Tai yra sistema, pirmiausia, kas yra svarbu žinoti, tai nėra viešai pasiekiama informacinė sistema. Tai yra, jeigu atsidarysite per telefoną ir suvesite debesis.lt, jums tikrai, nebent jūs esate organizacijos prie organizacijos tinklo prisijungę, tai jums tikrai sistema neatsidarys. Šita sistema atsiveria, šitas adresas yra prieinamas tik tai dirbant organizacijos kompiuterių tinkle, tai yra iš organizacijos viduje prijungto kompiuterio prie tinklo. Ir kitas yra variantas, kad yra galimybė būtent dirbti ir nuotoliniu būdu per VPN paslaugą, bet ta paslauga yra jau ne mūsų reikalas. Mes neprižiūrime jos, tai yra kiekvienos įstaigos apsisprendimas ar leisti savo darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. Ir mes kartais gauname irgi užklausų, kad negalime prisijungti per VPN prie debesis, tai čia jau atleiskite, bet VPN yra ne mūsų sritis ir reikėtų jau viduje spręsti šitą klausimą. Vėlgi, mes negalime patarti, kokį VPN sprendimą geriausia pasirinkti, tai mūsų tik tai vienintelė rekomendacija, kad pasirinktas VPN sprendimas privalo prijungti naudotoją prie organizacijos vidinio tinklo, kad per tą tinklą jis eidamas galėtų pasiekti debesis. Tik tai tiek mūsų yra rekomendacija ir reikalavimas, ką daryti, nes būta irgi yra kitokių bandymų sukurti VPN paslaugą, kad tiesiogiai prie debesis IP adresų, tai tas nepavyks, tiesiog reikia tokį, kokį aš ir paminėjau. Kas yra svarbu toliau dėl IP adresų, tai yra būtent, kad iš įstaigos kompiuterių tinklo būtų galimybė pasiekti debesis, įstaigos administratoriai ir kiti kontaktiniai asmenys pateikinėjo savo įstaigų IP adresus. Tų IP adresų gali būti vėlgi, kadangi tinklai gali būti keli, daugiau ten skirtingose, pavyzdžiui, teritoriniuose padaliniuose gali būti atskiri tinklai ir su savo atskirais IP adresais. Tai yra logiška ir suprantama. Mes visus tos IP adresus, kuriuos gauname, juos pateikėme, kad būtų suteiktas praleidimas. Vis dėlto kartais gauname ir prašymų, kad suteikti asmeniniams kompiuteriams, tai yra vienam naudotojui prie vieno kompiuterio arba netgi prie telefono, kad būtų IP adresas praleistas ir kad jisai būtent iš to IP adreso kreipdamasis galėtų matyti. Kadangi tai yra vienasmenis dalykas ir mes negalime užtikrinti, ar tikrai tai yra organizacijos, nes jeigu tai yra, pavyzdžiui, jisai gali po to pasikeisti tas IP adresas ir kažkam kitam būti suteiktas ir tos kontrolės mes negalime užtikrinti. Tai yra labai svarbu dėl kibernetinio saugumo. Nėra suteikinėjama individualiems kompiuteriams, telefonams prieiga prie debesis ir tokių prašymų dėl individualių IP adresų labai prašome nesiųsti, nes jie prieiga tikrai nebus suteikta. Prieiga yra suteikiama, kaip ir sakiau, prie įstaigos kompiuterio tinklo, tai yra tinklui suteikiama ir visi kompiuteriai, visi, kas bus prisijungę prie to tinklo pateikiamo ryšio, jie galės prieiti prie dokumentų valdymo bendrosios sistemos. Turiu pasakyti, kad jei prie to tinklo jungiamasi ir per telefoną, per mobilųjį išmanųjį telefoną, per planšetę, tikrai veikia ir šituose įrenginiuose, tai galima tokiu būdu irgi naudotis. Pati debesis irgi sistema yra pritaikyta, adaptuota ir prisitaiko prie skirtingų ekranų, tai jeigu turit galimybę, galite tikrai išbandyti. Tai yra visai patogu dirbti, atlikti, aišku, vėlgi ne visom funkcijoms, nes dokumentų įrengti vis dėlto geriau yra naudoti kompiuterį, bet tarkim atlikti derinimo, peržiūros veiksmus, tai tikrai pasirašymą tikrai yra galima atlikti ir naudojantis išmanųjį telefoną, jeigu jis yra prijungtas
prijungtas prie organizacijos tinklų. Kitu būdu vėlgi reikėtų tada jungtis per VPN į organizacijos tinklą ir tada jau galima dirbti iš skirtingų kitų įrenginių, kurie yra nutolę. Bet, kaip sakiau, tai nėra mūsų pareiga, tai yra ne IRD. IRD nesirūpina organizacijos naudojama VPN paslaugą. Toliau, kas yra svarbu žinoti, tai yra, kad jeigu jau ir galima atsidaryti prisijungimo langą, prisijungti prie debesis gali tik tai tie žmonės, tik tai tie naudotojai, kuriems yra sukurtos paskyros. Jeigu tokios paskyros tam naudotojui nėra sukurta, tai jisai tikrai negalės prisijungti. Ko reikia? Reikia prisijungimo vardo ir slaptažodžio. Prisijungimo vardas yra įstaigoje visą laiką tas pats jo elektroninio, tai yra darbuotojo elektroninio pašto adresas. Turime nesusipratimų ir kartais dėl elektroninio pašto adresų. Norit juos truputėlį pakomentuoti. Mes patys, informatikos ryšių departamentas, niekad nekeičiame darbuotojų elektroninio pašto adresų. Juos mes suimportavome, kada kūrėme įstaigos paskyrą iš tų duomenų, kuriuos pati įstaiga ir pateikė. Ir ten gali būti, mes netikrinome, mes patikrinome iš tikrųjų sintaksę, ar nėra sintaksės klaidų, bet kas parašyta yra elektroniniam pašte, vėlgi mes tikrai negalime vertinti, ar tai yra teisingas adresas, ar tinkamas, ar tas, ar ne tas, ar ten yra galbūt gramatinių kažkokių klaidų paliktų. Mes tikrinome tik sintaksę, kad nebūtų lietuviškų raidžių, kad būtų eta, kad būtų domenas nurodytas ir pabaiga teisinga, tai šitą dalį mes patikrinome, įsitikinome, kad klaidų nėra, bet jeigu viduje buvo jau pats adresas neteisingas, tai jau reiškia, kad ir bus problema. Kokia problema? Tai yra, kad darbuotojas tiki, kad jo prisijungimo vardas yra kažkoks toks, kokį jis naudoja, pavyzdžiui, gediminas.dagys@vrm.lt, bet jo pateikiant duomenis jo paskyrai sukurti, jo adrese įsivėlė klaida ir buvo, tarkim, su kažkokia gramatinė klaida, trūksta vienos raidės ar panašiai. Ir tas darbuotojas vesdamas savo prisijungimo vardą, į tą, kurį žino, jam nepavyksta, natūralu, nes sistema sako, tokio naudotojo sistemoje nėra. Čia problema ir tokią problemą reikėtų spręsti įstaigoje pačioje, tikrai reikėtų tiesiog pasitikrinti administratoriui, koks to darbuotojo elektroninio pašto adresas yra nurodytas. Nes pirmas žingsnis, kurį reikėtų įsitikinti, ar darbuotojui apskritai atsiveria prisijungimo langas, antras žingsnis, tai yra įsitikinti, ar jam koks klaidos pranešimas prisijungiant yra rodomas. Jeigu yra rodoma, kad tokio naudotojo nėra, tai reiškia, iš tikrųjų yra problema su jo prisijungimo vardu. Jeigu yra rodoma problema kita, ten paskyra blokuota ir panašiai, tai irgi yra išsprendžiama per administravimo veiksmus, administratorius gali tiesiog atblokuoti tą paskyrą ir kitą. Tai va, apie adresus tikrai yra svarbu žinoti, nes jau turėję esame ir priekaištų mūsų atžvilgių, tai yra, kad mes nieko nedarėme, bet tikrai visais atvejais parodėme ir pademonstravome, kad klausimynuose, kuriuos mes gavome, būtent tokia informacija ir buvo pateikta. Mes gaudami 100 darbuotojų elektroninius pašto adresus Excelio lentelėse tikrai neturime galimybės jų visų fiziškai patikrinti. Kaip ir sakiau, mes įsitikinome tik tais, ar sintaksė yra teisinga. Tai yra, kad sistema galėtų atpažinti, kad tai apskritai yra elektroninio pašto adresas. Toliau darbuotojui prisijungiant pirmąjį kartą prie sistemos suveikia 2 faktorių autentikavimo mechanizmas. Tai yra, sistema įsitikina, ar tikrai jungiasi tas darbuotojas, kuris naudoja būtent tą elektroninio pašto adresą. Tai yra, ar jisai gali prieiti prie tos pašto dėžutės. Ir į tą pašto dėžutę atsiunčiamas yra vienkartinis prisijungimo kodas. Bet pirmiausia, tai vienkartinis kodas atsiunčiamas pirmąjį kartą, tai būtent tada, kada yra jungiamasi pirmąjį kartą, tai yra po prisijungimo mygtuku, nežinant slaptažodžio, yra būtent spaudžiamas pamiršote slaptažodį arba jungiatės pirmą kartą mygtukas. Tada būtent įvedus tą pašto adresą, darbuotojui yra į pašto dėžutę atsiunčiamas kodas. Jeigu darbuotojas negauna į savo pašto dėžutę jokio kodo,
vėl problema. Problemos gali būti kelios. Tai debesis, mes tikrai žinome, kad debesis siunčia tuos kodus. Bet jeigu buvo neteisingas nurodytas pašto adresas, sistema nusiunčia būtent į tą neteisingą pašto adresą ir ten kas gauna, kas negauna ir panašiai, tai jau yra kita istorija, bet negauna tas naudotojas, kuris laukia to kodo. Kitas dalykas, tai yra vieną kartą paspaudus pamiršau slaptažodį, reikia sulaukti to laiško. Tas laiškas iš tikrųjų nepasibaigia, jisai galioja ir naudotojas tikrai reikėtų jam susirasti, kur tas laiškas atėjo. Tai yra tas kodas, tai yra ar galbūt kartais į nepageidaujamų laiškų ar ten į šiukšlinę ar panašiai. Vėlgi reikėtų šituo dalyku įsitikinti. Kitas dalykas yra su elektroninio pašto adresais. Tai kartais darbuotojas nežino, kad jo prisijungimo vardas prie sistemos yra ne tas elektroninio pašto adresas. Jis dirba su keliais adresais, tarkim, su keliom pašto dėžutėm, ten turi asmeninę ir jis pateikė asmeninę, o po to bando prisijungti su tarnybinio pašto dėžutė. Deja, tokiu atveju irgi nepavyks prisijungti, nes, jeigu sukurta paskyra yra su kitu vardu, tai jį reikėtų ir pakeisti, arba ir jį naudoti. Jeigu kartais vis dėlto paaiškėjo, kad tai yra klaidos, tai adresus vėlgi reikėtų pakoreguoti. Tas yra viskas valdoma su administratoriumi tos įstaigos, kurioje tas darbuotojas dirba. Tai labai prašau atkreipti į tai dėmesį, nes mes gauname tikrai daug nesusipratimų, priekaištų, kad neveikia, nepavyksta prisijungti, negauna kodo, kažkokios kitos problemos, ten daug kartų siunčiamas yra kodas. Tai vėlgi, jeigu aš kodo neteisingai nukopijavau, neteisingai nurašiau ir išsaugojau, tai kodą man siūs iš naujo ir neleis prisijungti ir tada aš ten gausiu tų kodų daug kartų. Jeigu aš neįvedęs kodo vėl paspaudžiu mygtuką į prisijungti, sistema išsiūs man dar kitą kodą ir neleis, aišku, prisijungti. Tokių pasitaiko tikrai, bet reikėtų suprasti ir atlikti veiksmus nuosekliai, tokių, kokių sistema iš to darbuotojo ir prašo. Papildomai paaiškinsiu, kad naudotojo instrukcija būtent čia, kaip dirbti, kaip prisijungti prie sistemos administratoriams yra išplatinta, taip pat yra pasiekiama ir debesis pačioje sistemoje, tai yra atvėrus kairėje pusėje meniu esantį klaustuką, spustelėjus ant klaustuko atsidaro meniu, kuriame surasite būtent ir apie prisijungimo prie dokumentų valdymo sistemos specifiką, tai yra eiliškumą. Ir visais klausimais dėl prisijungimo, jeigu naudotojas negali prisijungti, pirmiausia, reikėtų kreiptis į savo įstaigos paskyros administratorių. Mes gauname irgi įvairiais būdais, telefonu ieško, elektroniniais laiškais, pažįstamais asmenimis ir kitais keliais, bet faktas yra paprastas. Mes IRD netvarkome darbuotojų prieigų, nes jas tvarko įstaigos administratorius. Bet kuriuo atveju, jeigu mes matome, kad yra klaidos naudotojo prisijungimo duomenyse, mes tuos duomenys perduodame įstaigos administratoriui. Tai yra įstaigos administratoriaus prerogatyva, jis privalo užtikrinti, nes mes vėlgi įstaiga pati tvarko savo paskyras ir mes nesikišame į tai. Mes tik tai patarėme, bet vėlgi, jeigu administratorius net nežino, kad kažkuris darbuotojas negali prisijungti, tai niekas jam ir nesuteikia tos pagalbos. Kitas yra klausimas apie pačią sistemą. Tai čia, kas pradėjo dirbti nuo rugsėjo pradžios, jau irgi spėjo susidurti su sunkumais, tam tikrais sutrikimais sistemos veikimo. Džiaugiamės iš tikrųjų, kad paskutinėsias, jau 3 diena iš tikrųjų pavyko stabilizuoti sistemos veikimą ir jų nebeturime tokių sutrikimų, bet noriu paaiškinti vieną labai svarbų dalyką, kaip pačioje pradinėje skaidrėje akcentavau, tai yra debesis yra kuriama sistema ir jinai dar bus kuriama, jos oficialus statusas apie tai, kad jinai yra kuriama, bus iki pat spalio pabaigos. Net ir po to sistema bus toliau prižiūrima, modernizuojama, diegiama, tai kažkurie tai sutrikimai anksčiau ir vėliau atsiras ir plėsis ir naudotojų kiekis. Tai
Visą tai mes negalime suvaldyti ir negalime duoti 100% garantijos, kad sistema sėkmingai veiks. Bet pabaigus didžiuosius pakeitimus, didžiuosius diegimus, tikrai jau naudojant ir jums, ir visiems kitiems administruojant sistemą, tikrai visos tos klaidos yra išgaudomos, išieškomos, surandamos, atrandomos ir ištaisomas, ir tada jau prasideda tas stabilus ir patikimas sistemos veikimas. Šiuo metu dėja mes to negalime garantuoti ir noriu paaiškinti, kodėl apskritai, kaip visa tai veikia. Tai pirmiausia, tai debesis projektas, debesis sukūrimo ir įdiegimo projektas, jisai įgyvendinamas yra išskirtinai kitaip negu įprastinių sistemų kūrimo projektai. Tai įprastai sistemos yra kūriamos ją sukuriant ir po to turint bandomąją eksploataciją ir po to jau tą tikrą jos eksploataciją. Tai yra užbaigus sistemos kūrimą prasideda jos naudojimas. Ir tada, be abejo, vėlgi, jeigu kažkokios klaidos išlenda, paaiškėja kažkokio sutrikimą ir panašiai, sistema arba stabdoma, arba ten gyva būna pataisoma veikiant sistemai. Ir kas atsitinka, tada taisoma yra po to. Debesis atveju buvo pasirinktas kitoks modelis. Buvo pasirinktas, kadangi debesis iš esmės jau, kaip ir minėjau, sakiau, kad jau praeitų metų birželį, kada pirmosios įstaigos jau pradėjo naudoti sistemą, tai jau buvo pilnavertė dokumentų valdymo sistema, kurią reikėjo tik tai pakeisti, kad jinai būtų pritaikyta dideliems naudotojų srautams, atitiktų šiuolaikinius teisės aktų reikalavimus ir būtų tam tikros modernios funkcijos įdiegtos. Buvo pasirinktas modelis, tai yra, kad sistema bus įdiegiama ir toliau papildoma su jau veikianti sistema bus papildoma naujais funkcionalumais. Ir šis modelis iš tikrųjų vėlgi ne šiaip savo, kad tai yra labai gražu ir įdomu, o būtent pasirinktas iš pragmatinės pusės, tai yra mes projektui įgyvendinti turėjome lygiai 2 metus, dabar pratęsta truputėlį dar 2 mėnesiams, bet dėl įvairių priežasčių, tai vėlgi, kaip ir minėjau, ten buvo ir teismai, ir kitokios kliūtys, kurias įveikėme, bet laiko likę buvo visiškai mažai. Ir tam sistema būtent ir pasirinktas tas modelis, kad mes ir diegiame įstaigoms, jos įstaigos jau naudoja tą sistemą ir tuo pačiu rangovas diegia naujus funkcionalumus. Tai yra sudėtinga. Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtinga pačiam rangovui, nes rangovas nebegali taip lengva ranka įdiegti naujų kažkokių versijų atnaujinimų ir panašiai, ir po to radus klaidas tiesiog išjungti sistemą ir ją pataisyti ir vėl paleisti. Čia viskas privalo daryti, turi būti vykdoma realiu laiku. Tai tikrai nėra patogu, bet kitas dalykas, tai yra įsivaizduokime, kad jeigu tą sistemą būtume sukūrę, debesis būtume sukūrę iki rugsėjį paleidę, pirmieji sutrikimai, tai yra įstaigos, jeigu čia dalyvauja, kurios nuo birželio pradėjusios dirbti arba šiek tiek vėliau, tikrai žino, kad būtume nebeturėję šios sistemos absoliučiai kurį laiką, gal net kelis mėnesius, kol rangovas taisytų vis naujas ir naujas problemas, kurios visos jau yra ištaisytos ir surastos, nes tikrai susidūrėme ne tik tai su pačia dokumentų valdymo bendraja informacinė sistema, ne tik tai su jos programinės įrangos sutrikimais. Laipsniškai augant sistemos naudotojų kiekiui paaiškėjo ir kitų faktorių, tai aš juos toliau paaiškinsiu irgi, ir kitų faktorių veiksniai, ta prasme, kiti veiksniai, kurie įtaką turi sistemos veikimui, pasiekiamumui jos, tai prasme, darbo kokybei įstaigų. Ir apie juos mes nebūtume išsiaiškinę ir juos būtume sužinoję tik tai tada, kada būtume pradėję tą masinę eksploataciją. Tai 500 įstaigų, 60 000 naudotojų bando dirbti su sistema, o ta sistema iš karto susiduria su vienokiais, kitokiais, trečiokiais iššūkiais, sutrikimais. Tai pačioje sistemoje tai
tai kitose tinkluose, tai įstaigų, vėlgi ir įstaigų tinklai, mes jau turime patirties ir išgyvenome ir praėjome tuos etapus ir žinome, kaip greitai galima padėti įstaigoms. Visi faktoriai susidėtų ir iš karto pradėtų veikti iš karto, vienu metu. Realiai, žvelgiant į tokį aspektą, ta prasme, jeigu ta alternatyva būtų pasirinkta, tai taip rangovas būtų viską padaręs ir atidavęs tą sistemą, bet mes 500 įstaigų nei suvaldytume, nei pasiruošimo galėtume efektyviai užtikrinti, nei po to pačią sistemą galėtume suvaldyti ir ją ištaisyti. Tai yra savotiška kaina tokios milžiniškos sistemos paleidimo, tai yra, kad pirmosios įstaigos, jos, kaip ir sutiko su ta galima rizika, kad nebus viskas sklandu, nebus viskas efektyvu, bet kitas yra svarbus dalykas, tai yra vis tiek, kad sistema nebuvo išjungta nei mėnesiui, nei vienai dienai iš tikrųjų ir įvykdavę sutrikimai, perkrovimai, kitokie nesklandumai, jie anksčiau ar vėliau tą pačią dieną ar panašiai būdavo vis tiek išsprendžiami. Ir tai lėmė vėlgi, kad šiuo metu mes turime sutrikimus tokius, kurie, yra vėlgi, jie labai aiškiai identifikuojami, greitai išsprendžiami ir juos mes toliau judame su milžiniška sistema, kurios nebuvo iki šiol rinkoje ir nei rangovas nebuvo tokios kūręs, nei kiti gali netgi tie kiti dalyviai, viso šitos sistemos tinklo paslaugų teikėjai irgi neturėjo susidurti. Nebuvo susidūrę, negalėjo tokių dalykų netgi žinoti. Tai apie faktorius ir noriu toliau papasakoti, tai yra, kad sistema šiuo metu, jinai net 5 čia galime priskaičiuoti faktorius, kas turi įtaką, kodėl sistema jūsų kompiuteryje blogai veikia, ar ne? Tai aišku, pats svarbiausias dalykas tai yra pati programinė įranga, tai sistemos serveriai, pati taip kaip veikia, tai kaip jūs matote, ar tikrai funkcionalumai kartais būna, sutrinka, kartais po atnaujinimo ne viskas sklandu būna ir kitokie dalykai, konfigūraciniai dalykai, visa tai yra programinė įranga ir tai yra tvarkoma. Tai yra vienas dalykas, tai kaip ir sakiau, tai yra kuriama sistema. Bet tai nėra tas pats vienintelis dalykas, tai yra kitas dalykas, tai yra tinklai. Visi tinklai, skaitant saugų valstybinių duomenų perdavimo tinklą, techninė įranga, čia nepaminėjau dar irgi, techninė įranga, kuri yra valstybės informacinių technologijų centre, tai yra informaciniam visuomenės plėtros komitete, techninės įrangos paslaugos irgi susiduria, ta prasme, talpinama sistema yra tuose serveriuose ir įranga kartais susiduriama irgi yra su tam tikrais limitais, kurie, teorinių lygmenių buvo nustatyti iš anksto ir apie juos netgi niekas net negalvojo, bet debesis sugebėdavo pasiekti tuos limitus būtent dėl savo masiškumo, dėl intensyvaus naudojimo ir tikrinimo. Ir to pritaikymo, tai visa tai irgi turi įtakos ir aišku, su IVPK mes tikrai sėkmingai bendradarbiaujame, bet tikrai negalime užtikrinti, kad neatsiras naujų kažkokių faktorių, kurie galėtų lemti vėlgi tam tikrus ar sutrikusį veikimą, ar kažkokį specialų ypatumą, dėl kurio kažkas tai suveikia. Tas pats tinklas vėlgi egzistuoja įstaigų tinklai, tai, pavyzdžiui, informatikos ir ryšių departamentas, tai turi ir vidaus reikalų sistemos įstaigos dirba dar viename atskirame tinkle. Tas tinklas gali lokaliai tiesiog turėti sutrikimų kažkokių, vėlgi ugniasienės ir kitos apsaugos, ar šiaip sutrikimai neveikia kažkas. Tai gali turėti įtakos taip, kaip aš savo kompiuteryje matau debesis, ar jisai veikia ar neveikia. Galų gale, jeigu aš bandau paslaugas gauti per integracinės sąsajas, tai yra su kitomis sistemomis, pavyzdžiui, pristatymų, elektroninio archyvo informacinė sistema, specialiosiomis sistemomis, ten gyventojų registrų, juridinių asmenų registrų ar panašiai,
ir visa kita, jeigu ten yra sutrikimų, kartais atrodys, kad debesis negali kažkokio veiksmo atlikti ir gerai, kai galima rezultatą ir, ta prasme, iš tos kitos sistemos klaidos tą pranešimą gauti, bet ne visada tos informacinės sistemos geba tokias pranešimus siūsti ir atrodo, kad neveikia pati sistema, debesis konkrečiai. Na ir pats dažniausias iš tikrųjų ypatumas tai yra pačios kompiuterinės darbo vietos. Mes Lietuvoje dar tikrai neturime bendros valstybės įstaigų kompiuterinių darbo vietų valdymo strategijos, galbūt tai tų saugos politikos, tai yra kaip tai turėtų būti centralizuotai nustatoma ar panašiai. Ir egzistuoja vėlgi labai skirtingos ir pačios tos kompiuteriai, kaip jie yra paruošti, tai tarkim, jeigu mes matome patys, kada vieniems naudotojams į kompiuterį pasirašymo įranga susidiegia be jokių problemų, kitiems naudotojams, kad kodėl ištisai kiekvieną kartą yra problemos. Ir mes šituo atveju, tikrai žinodami, kad veikia, tikrai yra, kad veikianti ir didžioji dalis tikrai dirba ir naudojasi tuo išoriniu pasirašymu. Tai yra, kada įkišama lustinė kortelė ir tas sertifikatas matosi, mes tada negalime padėti ir toms kitoms įstaigoms, kurioms tai neveikia. Tai reiškia, kad tai yra kompiuterinė darbo vieta ir jos nustatymai, jos reikėtų tikrintis. Egzistuoja kiti dalykai, naršyklėse. Skirtingų įstaigų saugos politikos vėlgi lemia, kad yra skirtingai prižiūrimos, nustatomi įvairūs reikalavimai dėl saugos. Vienais atvejais yra leidžiama daugiau, kitais atvejais yra leidžiama mažiau. Ir vėlgi matome, kad dažnu atveju mes vos nerekomenduojame tiesiog išvalyti naršyklės atmintinę, naršymo istoriją ir panašiai, sistema pradeda veikti iš karto, bet didžiai daliai naudotojų tokio daikto apskritai nereikia siūlyti, nes jiems visą laiką veikia. Aš savo pačiu atveju galiu tą patį paliudyti, tai niekada man nereikia valyti šitos atmintinės, bet vėlgi kažkodėl atskiriems naudotojams, atskiruose kompiuteriuose tokia problema iškyla. Vėlgi tai mes suvedame į tai, kad yra kompiuterinės darbo vietos problemos. Ir dėja mes tokiais atvejais negalime padėti, tikrai, nes mes vėlgi per ekraną neišlysime ir jums nepagelbėsime, bet tą turėtų sutvarkyti jūsų įstaigos specialistai, kurie prižiūri kompiuterinės darbo vietas. Ir debesis šitoje vietoje absoliučiai nėra kaltas. Taip yra. Ir mes norėtume vėlgi, kaip sakant, reabilituoti tam tikrais atvejais, kad ne visada sistema yra atsakinga už tai, kad jūsų kompiuteryje jūs matote negerai veikiančią sistemą, neužsikraunančią lėtai. Esame turėję tikrai ne vieną jau atvejį per tuos daugiau nei metus, kaip dirbame. Pavyko tikrai jau ir identifikuoti daugybę tų faktorių, kurie lemia, kad ne pati sistema, o yra kiti atvejai, kurie turi įtakos. Toliau jau minėjau dalyką, kad visos įstaigos turi savo įstaigų administratorius, įstaigos paskyros administratorius, kurie yra atsakingi už darbuotojams kylančių problemų, naudojant debesis sprendimą. Čia yra labai svarbu žinoti ir aš tą pranešu irgi visiems dalyviams ir pasidalinkite ir su savo kolegomis, tai yra, kad reikia žinoti, kas yra jūsų įstaigos administratorius. Aš tikrai, kai man skambina telefonu, pavyzdžiui, šiuo metu dabar yra telefonas išjungtas, aš matau kokius 5-6 jų praleistus skambučius. Skambinama yra elementariais klausimais, nes mano telefonas viešai yra skelbiamas įvairiose vietose, bet aš negaliu išspręsti tų klausimų dažniausiu atveju. Aš paklausiu, ar darbuotojas žino, kas yra jo įstaigos paskyros administratorius. Darbuotojas sako, nežino. Mes administratorių visą laiką prašome, paskelbėme informaciją, yra su administratoriais tiesiogiai bendraudami, visą laiką prašome informuoti, duoti žinoti įstaigos darbuotojams, kas yra jų įstaigoje debesis paskyros administratorius. Aš negaliu pats asmeniškai išspręsti įstaigų problemų. Mūsų specialistai ne visas problemas irgi gali išspręsti tikrai, nes daugeliu atveju tai gali būti susiję tiesiog su kompiuteriu darbo vieta, su įstaigos tinklu, gali būti padarytas kažkas dėl to, ką įstaigos administratorius kažkaip tai sugalvojo ir realizavo kokį nors pakeitimą dokumento šablone, ar kažko tai trūksta, ar negalima padaryti. Tai yra
žinoma tik tai administratoriams, pirmiausia, todėl labai prašome irgi jūsų, kad žinotumėte, tai yra, kad pirmiausia reikia kreiptis susidūrus su nesklandumais, pirmiausia reikia kreiptis į įstaigos debesis paskyros administratorių. Susižinokite, kas jie yra, jeigu jų nežinote, tada kitą variantą tikrai, kas žinos tuos administratorius, tai yra įstaigos dokumentų valdymo specialistai. Jie tiesiogiai dirba visą laiką su debesis ir tikrai turėtų žinoti, kas yra įstaigos administratorius debesis paskyros, nes jiems vėlgi irgi kyla nesusipratimų, sutrikimų kažkokių nesklandumų ir juos sprendžia. Labai svarbu žinoti, kaip ir sakiau, yra 7 mūsų darbuotojai, su visais telefonu nepakalbėsime. Elektroninius laiškus į visų neatsakysime. Dažnai problema yra apibūdinama taip, kad jos negalime suprasti iš pirmo karto. Ko labai prašom ir netgi pagalbos tarnyboje jau administratoriams, kurie būtent teikia užklausas, esame jau surašę, kas yra svarbu. Tai yra, jeigu yra pranešama apie kažkokį nesklandumą, mums reikia žinoti, koks naudotojas su tuo nesklandumu susiduria, kokiu metu tai vyko, kokį veiksmą, bent jau apibūdinti, ką bandė daryti ir kas gavosi arba nesigavo, ir pateikti ekrano vaizdą. Dokumento nuoroda yra labai svarbu. Dažnu atveju mes gauname tekstinį pranešimą, kad kažkas neveikia, būna ir emocionalių, suprantame, laikotarpį būna, kada sistema neveikia iš tikrųjų ir būna tiesiog viskas apskritai pas jūs blogai. Mes tokių padėti negalime, nei mums tai padeda, nei jums galbūt leidžia nuimti emocinį krūvį, tarkim, bet tai nėra tas dalykas, nes mes suprantame ir patys, mes neignoruojame, rankų sudėję, nesėdime, tikrai stengiamės užtikrinti, kad sistema pradėtų vėlgi sklandžiai veikti ir rezultatus tą turime iš tikrųjų, kad tikrai tai yra išspręsta, bet labai svarbu suprasti, kad tai yra tarnybinis bendradarbiavimas. Mes esame informatikos ryšių departamentas, teikiame tarnybinę pagalbą per IRD, per debesis pagalbos tarnybą visoms kitoms institucijoms. Norėtume, kad tai ir išliktų tos profesionalius tarnybinis bendradarbiavimas, neperinant į asmeniškumus, nes tai nėra malonu ir nėra gerai, kada kartais atsitinka tokie. Ir aišku, norime, kad suprastumėte, jog mes dirbame su per dieną daugybę užklausų. Nėra savaime suprantama, apie ką kalbama ir mes tikrai negalime atspėti, ką darbuotojas bando numatyti arba savo ekrane mato. Tai tikrai reikia pasidalinti visą įmanomą informaciją, kad mes galėtume tą problemą išspręsti. Tai galioja ir administratoriams, ir visiems darbuotojams, kurie kreipiasi į savo administratorius, kad jiems irgi reikia pateikti tą informaciją maksimaliai išsame. Ir tikrai suprantu, kad kartais būna ir pikta, galbūt ir nepatogu, nes kažkur skubama yra ir tas darbas kažkoks nepavyksta padaryti, bet vėlgi tai nepadės. Jeigu negalime suprasti, kokia yra problema, jos išspręsti mes irgi negalime. Tai tam reikia tiesiog, kaip sakant, kelis kartus giliai įkvėpti ir vis tiek pabandyti rasti tą bendradarbiavimą, nes mes visą laiką esame tam pasiruošę. Labai svarbu žinoti ir daug kartų kartoju, kai manęs klausia, mes neturime įstaigoms dedikuotų IRD specialistų, kurie konsultuotų konkrečiai vieną ar kitą įstaigą. Esame 7 žmonės, dirbame su visomis 500 įstaigomis ir padedame visiems administratoriams, kurie kreipiasi, bet neturime tikrai dedikuotų žmonių. Svarbu žinoti ir būtent teikti pagalbą būtent IRD, ta prasme šitiems administratoriams, įstaigų administratoriams teikti savo darbuotojams visą informaciją, kuri yra pateikiama iš mūsų. Mes tikrai daug informacijos teikiame ir elektroniniu būdu ir stengiamės informuoti apie įvairius sutrikimus, nesklandumus. Tai yra administratoriai, pirmieji žmonės, kurie sužino, kas vyksta su sistema. Ir labai prašom vėlgi administratorių, kad jie vėlgi savo nuožiūrą, bet pasidalintų su tuo, su darbuotojais, o darbuotojai
įtardami, kad kažkas yra negerai su sistema arba tiesiog susiduriant su nesklandumu, atsakymų ieškotų ne informatikos ryšių departamente, ne per visus telefonus skambinant ar elektroninius laiškus rašant, o būtent kreiptis į savo įstaigos administratorių, nes mes vėlgi galime tuo metu būti jau spręsti kažkokius klausimus ir tas telefono skambutis, jisai tiesiog nieko mums nepakeistų, mes tiesiog sužinotume dar kartą apie tai, kas įvykę yra, o jums reikėtų tik tai sužinoti vėlgi, kad tai vykdoma ir sprendžiama yra. Tai paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra mes visą laiką IRD esame pasiruošę bendradarbiauti ir teikti konsultacinę pagalbą. Tai šis renginys irgi yra konsultacinė pagalba, ko mes ir norėjome paaiškinti. Šiandien, aš nežinau, iš anksto pateikėme ir aprašymą, apie ką mes kalbėsime, apie ką bus pristatoma, tai tą aš ir išpildžiau. Iš tikrųjų, nebuvo tikrai šiandien jokių mokymų kažkokių ar ten demonstracijų, bet tokius renginius irgi darome ir, kaip ir minėjau, rugsėjo pabaigoje archyvarams bus dėl dokumentacijos planų, taip pat galimybė yra daryti ir įvairius kitus renginius ir čia ruošiamės daryti renginį dėl teisės aktų registro integracijos, nes jau esame ją paruošę ir šiuo metu jau paskutiniai visiškai veiksmai ir apie tai informuosime. Ir daugybė kitų individualaus pobūdžio renginių, kada organizacija pasiprašo būti informuojama arba turinti klausimų ir pasitarimas yra reikalingas vienu ar kitu kažkokiu tai sprendimo suradimu. Tai tais atvejais mes tikrai bendravime. Deja, neturime galimybės visoms organizacijoms pasakyti, nuo ko čia dabar pradėti ir kaip man parengti dokumentą. Tai yra jau pateikta ir daugybę kartų aprašyta. Tai tokia informacija, kaip sakant, jau jinai yra visa prieinama ir žinoma visiems. Tai tiesiog ją reikėtų nepatingėti ir patiems pasidomėti. Vėlgi, įstaigoje yra kitų darbuotojų, kurie galėtų matyti padėti ir pakonsultuoti. Tai šiandien būtų tiek. Labai dėkoju už jūsų dalyvavimą ir tikiuosi informacija buvo vertinga ir palaikysime tolesnį bendradarbiavimą ir šitą įrašą pasidalinsime toliau internete. Tai ačiū visiems, gerų pietų ir iki kitų susitikimų.